Kadangi po 4:20 tai matyt pradėsiu ir šiandien planas, kad aš jums pasakosiu apie kaip straipsnius rašyti. Jau nebeprisistatinėjau, nes jau prieš tai dėsčiau, tai daugmaž žinosit. Tai realiai bent jau mano pavadinimas yra, kad struktūra ir patarimai, kaip rašyti mokslinius straipsnius. Nes realiai jūsų pagrindinis rezultatas, ką turėsi daryti studijų metu, iš ko disertacija susideda. Iš tos knygos, iš minimum, gerai, ten irgi priklauso nuo krypčių jūsų, bet realiai reikės straipsnių, konferencijų, o konferencijose irgi dažnai reikia straipsnių. Ir kai pabaigsit jūsų tarsi vertinimas toliau karjeros dažniausiai remiasi straipsniais. Tai turit išmokti juos rašyti. Tai šiandien tarsi ir bus tarsi tokios 3 dalis bent jau bandžiau, kad vienas, kaip pasiruošti tam, kitas patarimai, kaip pačią struktūrą rašyti straipsnių, nes pakankamai sudėtinga pasakoti jums apie ką pačio straipsnio viduje rašyti, nes matysit ir straipsnių labai skirtingų tipų yra ir jūsų sritis labai skirtingos. Kas, tarkim, kompiuterijoje veikia, nebūtinai ten verslo vadyboje veiks ir panašiai. Bet struktūra daugmaž vis tiek išlieka visuose panaši, tai ta dalis bus labiau apie kaip išlaikyti struktūrą ir panašiai. Ir po to tokią trumpą dalį turiu apie pačio teksto rašymą, nes vėlgi, straipsnį, kada rašot, jisai labiau tarsi prie tų mokslinių darbų, taip kaip, tarkim, ir baigiamąjį darbą rašant, jisai visai kitaip jūs rašo tekstą, negu rašytumėt straipsnį spaudai. Tai tų keletas niuansų yra, čia nebūtinai bus apie visus, nes aš dažniausiai įsivaizduodavau, kad biblioteka jums pasakos apie tai daug, bet keletas vis tiek bus. Ir kaip visą laiką, čia kaip sakiau, iš tos edukacinės pusės, teoriškai jūs po tos paskaitos turėtumėt suprasti tuos pagrindinius reikalavimus mokslo straipsniams. Tai tą lyg ir gal ir realu, nes pabaigoje darysim tokią trumpą apklausą, tada patys gebėti taikyti, tarkim, tą IMRAD karkasą. Ta sudėtinga bus įvertinti, jūs patys įsivertinsi save, maždaug sugebat, nesugebat. Jeigu kada nors bandysit tą padaryti, pavyzdžiui, parašiau ir paklausti nuomonės, ar čia atitinka, neatitinka, galit man rašyti, pabandysiu pakomentuoti, bet tai nebus vertinimas, nes jūsų šio dalyko galutinis vertinimas, tai bus jūs turėsit testą, kiek atsakot, tiek atsakot. Ir irgi ta sekanti dalis tarsi turėtų būti, ar jūs sugebat patys vertinti straipsnių kokybę. Tai šiuo atveju, kaip pasitikrinti, nebijokite, jeigu kada nors klaus, sutikti būti recenzentais. Nes tai irgi vienas iš tų būdų, kaip jūs galit išmokti rašyti straipsnį, tiesiog daug straipsnių žiūrėdami patys, bandydami, nes kada reikia parašyti recenziją, jūs automatiškai privalot surasti ir gerasias pusės, ir blogasias pusės, ir kažkaip tvarkingai surašyti, kad žmogus neįsižeistų, tuo pačiu patarimu turėtumėt ir taip toliau. Tai čia tie tokie gebėjimai, kur būtų gerai, kad gautumėt, kaip sakiau, realiai vertinami šiandien bus tik tai tas pirmasis. Tai ta pirmoji dalis maždaug nuo ko pradėti prieš rašant straipsnį, maždaug kaip jį planuotis. Tai visų pirma, kaip ir reikėtų jums apsispręsti, kokio tipo straipsnį jūs ruošiatės rašyti. Nes straipsnio tipų pakankamai nemažai, aš tuos 2 pirmuosius pastorinau, paryškinau vien dėl to, kad tie dažniausiai 2 tipiniai. Tai tarkim, tas antrasis review article, vėlgi nuo jūsų srities priklauso, mes dažniausiai savo doktorantams sakom, kad 1 metais parašykit review straipsnį. Nes jūs tada esat priversti susipažinti su kuo daugiau panašių darbų, juos kažkaip tai išanalizuoti, dar nieko neturit patys naujo, bet jūs padarėt didelę apžvalgą. Ir vėliau netgi tas skyrius pakankamai reikalingas disertacijai. Tai tie apžvalginiai straipsniai, kuo yra gerai, nes irgi arba jau turėjot, arba turėsit vieną paskaitą apie cituojamumą ir panašiai. Tai dažniausiai apžvalginius straipsnius daug labiau cituoja, nes jie labiau tinka kažkokiam kitam straipsniui. Ir jeigu jūsų tikslas yra H indeksą didelį turėti ir panašiai, tai kartais visai gera dalis yra turėti tų apžvalginių straipsnių ir tikėtis, kad juos labiau cituos. O research article, tai šiuo atveju ir būtų, kad jūs padarėt kažkokį tyrimą, siūlot kažkokį sprendimą ir jį aprašinėjat, kaip tai turėtų veikti ir panašiai. Tai dažniausiai iš jūsų disertacijų tikėsis tos dalies. Nes irgi pagal reglamentus gali skirtis, bet kai kuriuose komitetuose netgi būna sakoma, kad apžvalginiai straipsniai nesiskaito kaip straipsniai disertacijai. Retai tai būna, bet tai bando pateikti, kad maždaug ne. Iš jūsų tikimasi tų 2 research article, ar ten kažkiek tai, o ne tiesiog visą laiką apžvalginių. Nes jeigu tik apžvalginius rašysit, visą laiką bus klausimas, o tai ką jūs pasiūlėt kitokio naujo ar panašiai. Bet pačių straipsnių, čia, kaip matot, yra tų case study, theoretical arba technical, ten kažkokie paper, netgi būna kartais letter ir panašiai.
tipų jų gali būti įvairių, tiesiog moksliniai srity, dažniausiai tie bus pagrindiniai, tie kiti arba retesni, arba specifiškesni kažkokiai vienai ir kitai sričiai. Tai va dėl to bent jau šiandien aš apie tuos 2 pirmuosius praktiškai ir koncentruosius, o ne apie tuos visus likusius. Tada, jeigu klausčiau, kodėl reikia rašyti straipsnį, kokios priežastys. Tai va čia tarsi išvardintos, kiek čia jų 8. Vienas yra, kad karjerai padėtų. Tai tarkim, irgi universitete mus vertina pareigas pagal tai, kiek straipsnių parašė. Kitas įvykdyti kažkokius įsipareigojimus. Tai tarkim irgi tas pats, kad jūs disertaciją apsigintumėt, reikia kažkiek tai straipsnių. Arba ten kokį nors projektą laimėjot, pasižadėjot. Arba tarkim tas building credibility, kad jeigu jūs sukūrėt kokį nors sprendimą, rinkoje pardavinėjat, tai reikėtų parašyti straipsnį, tada tikėtų, kad čia mano sprendimas yra geresnis negu kiti rinkoje ir panašiai. Tai tos priežastys, jeigu žiūrėtume, dažniausiai jos yra tos pagrindinės, kodėl jūs tą darot, bet aš jos vadinu blogom priežastim. Mes jas darom, nes esam priversti sistemos ir taip toliau, bet idealiam pasaulyje mes ne dėl to tą turėtumėm daryti. Turėtumėm daryti dėl tų kitų 5 priežasčių. Kad mes norim, tas tarkim advancing knowledge, kad tarsi dalinti žiniom, vystyti, nes dažniausiai pati mintis ir yra, kad jūs kažką tai naujo aprašėt, ištyrėt, sukūrėt ir dalinatės. Tarkim, tas solving problems, kad kažkokia egzistuavo problema ir jūs suradot sprendimą. Tada tas fostering transparency, kad irgi kažkur tai atlikę tyrimą žino daugiau žinių, aiškiau galite atskleisti, kaip ten vienas nuo kito priklauso ar panašiai. Tada educating, inspiring others, tai vėlgi iš tos pusės, kad jeigu jūs dalinate savo žiniom, tai gali kiti panaudoti. Ir ethical responsibility irgi iš tos pusės, kad jeigu aš ten, tarkim, nustačiau, nežinau, kaip pasaulinio bado išvengti tyrimą darydama, tai reikia dalintis moksliniai literatūrai, kad ir kiti galėtų naudotis ir taip toliau. Tai va, pagal teoriją turėtų būti, kad jūs rašot ne tam, kad kažką tai atsiskaitytumėt, būtumėt žinomi kaip straipsnių rašytojai, bet viena iš tų 5 priežasčių, bet kaip sakiau, realybėj kartais dažniausiai kitai būna. Bet kodėl aš visą tą pasakoju? Nes tai šiek tiek ir atskleidžia, kaip mes straipsnį turim rašyti. Kad rašom ar tam, kad parašyti, ar tam, kad mes turim problemą, ją reikia, tarkim, išspręsti. Tai dėl to dažniausiai pats tas, nuo ko bent jau aš, tarkim, pradedu, netgi prieš galvojant temą pačio straipsnio, man reikia research question. Tos problemos klausimą, kurį aš turiu spręsti. Jeigu aš tiesiog rašau, kad įspręšiu, maždaug liepia vadovas parašyti literature review. Nu ir kam įdomu. Gal jau ten 100 egzistuoja tokių. Ir galų gale, jeigu turiu va tą klausimą, kurį turiu spręsti, tai irgi automatiškai jau turiu galvoti šiek tiek apie atsakymą ir išvadas, kurias formuosiu. Ar aš rašau tik tai tam, kad apibendrinčiau, kad ten iš 100 straipsnių 20 buvo apie, nežinau, ten matematiko, 80 buvo apie statistiką. Nu ir, tai va visą laiką ta tarsi pradžia research question, kad turėčiau žinoti, kam aš kokį klausimą bandau atsakyti ir automatiškai tą klausimą, ką atsakysiu, nes čia tarsi pradžia ir pabaiga. Ir turėtų būti surinkinimas, ką gausiu rezultatą, kam tas aktualu ir kaip tą galiu panaudoti. Tai va šiuo atveju tie mano komentarai tarsi čia ir yra. Ar tai yra įdomu? Tai kaip įvertinti, ar įdomu? Kad nauja, aktualu, su laiku susiję, kad maždaug dabar, tarkim, ten per COVID buvo labai svarbu, ir su atsakymais, ar is it compelling, tai šiuo atveju jūs turėtume žiūrėti, ar jūs įtikinamai atskleidėte, ar tie rezultatai aiškiai atskleidžia tą jūsų atsakymo, netiesiog dariau, kad padaryti. Tai šiuo atveju, ko reikėtų, kad jūs tą tarsi pasiektume, tarsi irgi čia tie 2 stulpeliai bus šiek tiek panašus. Vienas tarsi yra, kad jūs turite rašyti aiškiai, nes jeigu mano tikslas yra visuomenę supažindinti su ką dariau, kad jie žinotų dalinti žiniom, o ne tiesiog parašyti, tai jie ir turi suprasti. Dėl to ten irgi, man rodos, vienoje vietoje šnekėsim, kai aš magistratūrą baiginėjau, man viena dėstytoja sakė, ne, tu čia blogai rašai. Reikia stengtis kuo gudresniais žodžiais rašyti, nes tada atrodys, kad tu labai protinga ir nieks nesupras, tada mažiau klausinės ir taip toliau. Ir man atrodo, kad aš kaip tik turiu aiškiai pasakyti, kad klausimų nekiltų. Tai iš tikrųjų, netgi dabar tokias 2 stovyklas šiek tiek ir matau. Vieni stengiasi rašyti kuo paprasčiau, aiškiau, nes jų tikslas yra pasidalinti, ką jie padarė, kad aiškiai būtų. O kiti stengiasi kuo sukčiau parašyti, kad tai atrodytų, kad
nesuprantu, ką rašo, vadinasi, maždaug moksliškai ir gudru. Ir čia iš tikrųjų, mano ta, kad reikia aiškiai ir suprantamai rašyti, bet va čia yra niuansas, nes tai nėra tik tai juoda balta. Nes jeigu aš rašysiu straipsnį apie tai, kaip paskaičiuoti 2+2, aišku ir suprantama, bet ne, mano kalba turi būti aiškiai ir suprantama, mano loginis išdėstymas turi būti aiškus, bet mano idėjos turi būti naujos. Va tame naujume ir turėtų slypėti mano tas vadinamas contribution, kad aš dėl to ir esu mokslininkas, nes aš turiu naujų idėjų, darau kitaip, sugebu giliau įvertinti ar panašiai, o ne tai, kad aš turiu platų žodyną ir sugebu jūs apipilti daug gausą žodžių. Nes irgi taip nereikėtų sakyti, bet čia neseniai buvo, kad vieną reikėjo projektą vertinti ir ten suplakta buvo kokių 5 tokių kaip ir susijusių sričių, bet tie keywordai, maždaug computational thinking, K12, tada kas dar ten buvo, AI thinking ir taip toliau, maždaug susirenki visus raktinius žodžius, sumeti į vieną vietą, dar padarai, kad jie šiek tiek jaustusi, kad kaip ir gerai, ir tada atrodo, kad žino, apie ką šneka. Visi naujausi keywordai, tai vadinasi tikrai naujovėm domisi. Bet tas naujovėm domisi, po to, kai perskaitai giliai ir investuoji laiko suprast, suvoki, kad tiesiog sukurs medžiagą ir mokytojams duos. Ir kur čia mokslinis naujumas. Tai aprašytai gudriai irgi reikia mokėti. Bet nereikia stengtis supinti taip, kad nieks nesuprastų. Tu turi lyg ir aiškiai rašyti, kad visi galėtų atkartoti, naudoti tą terminologiją, kuri naudojama, bet kad skaitytojas suprastų. Tai toks sakau. Tai va, aš... Slepiam po savo žodžiais straipsnius. Aš tos pačios nuomonės, kad kai tu neturi ką pasakyti, tu slepiesi po tais gudriais žodžiais. Jeigu labai dega iš ten tų, kur rodžiau kairiai, priežasčių, kad reikia atsiskaityti už projektą ar panašiai, kartais neturi išeities ir rašai tuos straipsnius, kad tik rašyti. Bet jeigu tu turi idėjų, tai va, tarkim, vėlgi grįžtam prie tų mano naudoti raktinius žodžius, ten kažkur bus apie tai, tu raktinius žodžius naudodamas atskleidi, kad tu išmanai tą sritį. Tu nerašai ten, nežinau, penktoko terminologiją, kad sudėti A su B, bet sudauginti vieną skaičių su kitu, o rašai ten, užmiršau, kaip vadinasi, daugiklis, dauginam, vienu žodžiu. Ta, kad terminologija atskleidžia, kad jūs tą sritį išmanot, ne iš lubų ištraukėt, bet pats rašymas, kad jeigu tavo idėja tikrai labai nauja ir tu dar ją suvelsi, tada visai niekas nesupras. Ir čia irgi prasideda iš tos pusės, kur sakiau, recenzuokit straipsnius. Su recenzuokit straipsniais irgi kartais būna tos dvi dalis. Vienas, tu skaitai ir nesupranti, ir tada, jeigu pasitiki savim, rašai, kad, neaiškiai parašyta, jūs va tą dalį perrašykit, čia patikslinkit, o kitas, tu skaitai ir jeigu savim nepasitikė, galvoji, bet čia taip gudriai skamba, tikriausiai gerai, tai tikriausiai čia aš kažko neišmanau. Ir dažniausiai būna, kad, nes vėlgi viena dėstytoja kažkada dėstė tyrimų metodiką magistrantam ir jinai sakydavo, aš vienam darbui peržiūrėt, sugaištu visą dieną. Nes aš tos temos neišmanau, ką jie rašo, aš privalau straipsnius skaityti, kad įsigilinčiau į terminologiją. Tai va, recenzentai kartais būna gaišti visą dieną, kad susipažinčiau, ar čia teisybė, bus gerai. Tai tas toks atsakomybė šiek tiek turėtų būti tame. Maždaug. Tai reiškia, kad aš bakalauro, žinau, bet reiškia, kad bakalauro arba studentų aš turiu. Tai va čia kitą papasakosiu apie kiek laiko skiriama pasiruošti paskaitai. Aha. Pasiruošti, aha,
Jo, tai va pagal tvarką, jo, bet pagal visą, jo, bet pagal visą tvarką tarsi yra nustatyta taip, kad pas mus, kad jeigu tai yra naujas studijų dalykas, vienai valandai tu turi 1 valandą pasiruošti. Jeigu tai nenaujas dalykas, 1 valandai tu turi pusvalandį pasiruošti. Niekai. Tai yra, ypač jeigu tai naujas dalykas, kaip sakėt, tai tu dar galvoji, kaip čia geriau pateikti, nes nėra, kad tu viską žinotum. Ir čia irgi vienuose mokymuose, nes mus kaip dėstytojas kartais siunčia, vienas ten apie komunikaciją šnekantis sakė, aš 1 minutei ruošiuosi 1 valandą. Nes sakė, aš apgalvoju, ką sakysiu, kokiom tonacijom ir taip toliau. Ir ten buvo kaip tik studijų ta rektorė, sakiau, o kiek jūs mums duodat. Sakė, čia ne tas pats, bet sakiau, reikalavimai kartais tiek patys, kad kuo aiškiau pateikti ir taip toliau. Tai čia vėlgi tie constraints vadinami, kad kartais taip yra ir klausimas, kiek jūs investuoti. Nes, tarkim, jeigu bakalaurą reikia man išrecenzuoti, tai aš kaip, tarkim, dėstytoja, tikėtina, kad išmanau tą sritį. Jie nedaro kažkokio mokslinio naujumo ar kažko tai, ko aš neišmanyčiau. Tai man tiesiog reikia to laiko, kad aš perskaityčiau ir surašyčiau. Jeigu aš recenzuoju mokslinį straipsnį, jisai trumpesnis, reikia mažiau skaityti, bet reikia apgalvoti, ar čia tikrai teisingai darė. Tai jeigu tikrai išmanai, gali užtrukti trumpai. Jeigu abejoji, nori pasigilinti ilgiau, tai sunku apibrėžti tuos. Tai va, grįžtant prie tų, su tais, kad aiškiai ir nuosekliai išdėstyti visą, kad turėtumėt irgi išaiškinti pakankamai aiškiai tą visą metodiką už to, kaip jūs darėt. Būti tais atvirais, pavadinkim čia tas transparent, šiuo atveju kartais būna tokių, kad dariau tyrimą, gavosi biški nekokie rezultatai, tai aš va tos dalies nerašysiu, rašysiu tik tai tą, kas gerai gavosi. Tai tikslas nėra parodyti, kad viskas jums gerai išėjo. Tikslas supažindinti, kur ten yra gerai, kur ten blogai. Tas kartais sunku per save praeiti, bet irgi po to bus apie tai, kad rezultatas, nebuvimas kartais yra rezultatas. Jo, su disertacija sudėtingiau, nes ten reikia mokslinio naujumo, bet kartais tas mokslinis naujumas irgi kaip pasuksit. Nes čia kaip visą laiką yra sistema, yra būdų kaip apeiti sistemą. Jeigu nepavyko vienas, gali kažkur kitur bandyti. Tai tas vėlgi, kad jūs turėtumėt rašyti taip, kad jeigu darė tyrimą, galėtų atkartoti, būti sąžiningi ir panašiai. Tai va, tarkim, su tuo čeklistu čia daugmaž iš principo tą patį ir pasako, ką reikėtų pasižiūrėti patiems prieš rašant maždaug ką daryti. Ir tų diagramų aš čia labai nedetalizuosiu, nes skaidres pasiūsiu ir jeigu ką tame įraše bus. Esmė ta, kad rasit kai kur tokių kaip po patarimų, maždaug į ką atsižvelgti, ką traukti, tai tą tiesiog kaip vieną įdėjau, tas man labiau patiko, nes čia labiau kaip rekomendacijos, kad maždaug jeigu žiūrėčiau, kad va čia yra visas straipsnių rašymas, publikavimas, ką man reikia turėti galvoje. Tai va, vienas iš svarbiausių dalių, tiek magistrai ir panašiai, tiek straipsniuose yra įvadas, nes labai daug kas skaito tik tai įvadą, anotaciją ir kartais išvadas. Ir dar literatūros sąrašą. Ir tik tai po to jau užmeta akį tai, kas ten viduj parašyta. Ir ypač, pavyzdžiui, jūs labai daug laiko dažniausiai sugaiža related works, nes tas skyrius yra būtinas, tai tą iš visakim prabėga, kad pasižiūrėtų maždaug ar tie referencai ir ar tikrai mane pacitavo, kartais tokie būna. Bet dėl to įvadui pakankamai daug dėmesio skiriama, nes irgi jisai turėtų turėti tikslą, kažkokią tą žinutę, ką jūs sakot, kokie jūsų arba klausimai, arba koks ten naujumas, atsižvelgti irgi šiek tiek į tą auditoriją, kam rašo, tai čia šiuo atveju šiek tiek plaščiau, bet irgi skiriasi netgi nuo srities, kam rašysit, ar ten technologiniuose moksluose, ar socialiniuose ir taip toliau. Tarkim, kitas dėl kaip pagerinti jūsų patį rašymą. Tai irgi prie to, tarkim, eisim, kad kaip rašyti, kokios kryptis, kad nusiteikit, kad reikės redaguoti N kartų ir panašiai. Arba, tarkim, kaip pateikti, tai irgi viena iš dalių, nes kartais būna doktorantai, o į kokį žurnalą pateikti. Aš parašiau straipsnį ir tada ieško žurnalo. O kitas variantas būna, iš pradžių susiranda žurnalą ir tada pagal žurnalą rašo. Kas geriau? Kodėl? Jo, tai va čia va, irgi va tos dvi stovyklos, nes labai dažnai, nes
straipsnių rašymas tarsi irgi taip grįžtant prie to dešinio stulpelio, tos tikrosios priežastis, o po visų tuo dažniausiai slypi verslas, nes jūs kaip pateikėt straipsnį, turit susimokėti article processing charge, po to ten irgi tuos lengviau priima, kurių H indeksas didelis, jeigu jūs dar ne doktorantai, žiūrėkit, kabinėjasi labiau ir panašiai, tai čia suvokiant tą realybę ir realų pasaulį, tai va, lyg ir pagal tą gražų vaizdelį jūs turėtumėte šiaip rašyti, nes turite idėją gerai surašyti ir visi priimt turėtų. Praktikoje kiekvienas iš tų žurnalų turi savo šiek tiek specifikos. Jie nori, kad va, tas skyrius vadintųsi taip, kad būtinai būtų pateikta tas, būtinai būtų tokia sekcija taip suformatuota ir taip toliau. Tai iš tikrųjų dėl efektyvumo labiau apsimoka susirasti žurnalą, persižiūrėti, kokie ten yra straipsniai, maždaug pagauti mintį, kas ten paėjo, o kas nepaėjo maždaug. Ir pagal tai jau tada susidėlioti savo planą, kad ir man reikėtų apie tai daryti, tą įtraukti, to neįtraukti, tokią kalbą naudoti ir panašiai. Tai va, tų visų aš čia kaip ir neperėjau, kaip sakiau, bet patarimų, į ką atsižvelgti, ką turėt galvoj, rasit net ne vieną šaltinį. Tai va, jeigu žiūrėtumėt, kad kada ruošiamės straipsnio rašymui, kad tikėtina, kad tas irgi daugeliu atveju tai labiau teorinis, kaip turėtų būti, bet pradžioje jūs pradedat nuo to research question. Tai va, kokią problemą aš bandau išspręsti, kokį klausimą atsakyti, o ne tai, kad padariau tyrimą ir kodėl aš čia jį dariau, dabar bandau įsiaiškinti, kaip ten man jį perrašyti. Tada turėtume tarsi išryškinti tą svarbą pačios srities problematikos ir naujumą. Tai va, iš jūsų kaip po mokslininko dažniausiai tikisi, kur jūsų contribution, kai kurie sako, kai kurie novelty. Tai va, tas contribution toks netiek įpareigojantis, jisai sako, contribution gali būti ir jūs, tarkim, ištyrėt kažką tai kito, o novelty jau dažniausiai sako, kad va, kažkas visai kitokio turėjo būti. Arba jūs ten kitą sritį tyrėt, arba naują metodą pasiūlėt ir panašiai. Tada irgi va, tas, tarkim, su Timely, tai vėlgi vienas iš tokių quick tips, iš to, kai žiūri jūsų related works, vienas žiūri, kad būtų straipsniai net ten, tarkim, 20 metų senumo. Jeigu nėra naujų temų, tai didelė tikimybė, kad jūs darot kažką, ko nieks nebedaro. Tikėtina, kad jau ta problema išspręsta. Tokių atvejų gali būti, nes yra istorijų, kai, tarkim, buvo tema aktualiai, jinai nuslūgo ir tada vėl atgimsta. Ir galbūt jūs esat vieni iš tų pirmųjų, kurie vėl atgaivins, nes pradės taikyti kitokius metodus, bet tada turėtumėt labai aiškiai kažkaip tai ir aprašyti, tikėtina, kad tame introductionally ir tam abstrakte, kad va, kas prisideda naujo, kodėl jūs va čia kitokį požiūrį įnešate tą problemą ar taip toliau. Tai va, čia kaip pažiūrėsi. Labai, labai mažai. Įtariu, kad iš mano va, tų istorijų kokie tik tai 2, 3. Nežinau. Kažkada, kai skaičiavau, buvo 40, bet mažai. Taip, nes pavyzdžiui, netgi pas mus universitete būdavo, kad tokių, kurie per metus, dabar bijau pameluoti, man rodos apie 50, kad aš skaičiavau, kad per savaitę vieną, bet tai yra šiek tiek kiti atvejai. Ką aš žinau? Tai va, viena iš tų dalių man prieš tai kitoj darbovietėje sakydavo, iš pradžių tu dirbi vardui, po to vardas dirba tau. Tai šiuo atveju, kaip tą išversti į šiek tiek aiškesnę kalbą, tu kada turi didelį tinklą žmonių, su kuriais bendradarbiauji, tau tada net nebereikia pačiam rašyti. Tu tiesiog daliniesi idėjomis ir rašai. Ir pavyzdžiui, jeigu irgi atvirai, tai va, dabar šnekėdama jums apie straipsnių rašymą, aš pakankamai blogai jaučiuosi, nes per paskutinius metus pati neparašiau nei vieno. Ten, jeigu pasižiūrėsit, straipsnių yra tam sąraše, kad aš parašiau, bet aš pati jų nerašiau. Aš tik tai bendra autoriai parašydavo, pasiūsdavo man ir aš sakydavau, ne, čia biški reikia kitaip, ir tas kaip ir slegia mane, bet šiuo atveju ten kiti reikalai. Ir, ne, reikia rašyti pačiam, bet tas kartais įsisuka ir, kaip sakiau, iš pradžių tu dirbi, po to tau dirba, nes kažkada su kažkuo tu parašai jį įtraukiai, kaip tą smulkesnį, po to jisai rašo, tave įtraukia. Tai dėl to mokslinė prasme straipsnių rašymas nėra vien tik tai straipsnio rašymas. Jeigu tu būsi vienas pats,
gali būti, kad gal tu ten kažkaip tai ir išdirbsi tą sistemą, tarkim, gerai, vėl iš to mano patirties, patį straipsnį, kada reikia parašyti, tai man užtrunka kokias 3 dienas. Bet aš turiu vaikščioti prieš tai kokią savaitę, galvodama, kaip aš jį rašysiu ir dar prieš tai būti atlikus tos tyrimus, kurių reikės. Tai yra, pats rašymas yra pakankamai maža dalis, kai tu žinai, ką rašai. Tai kad visa tai suvyktų, neišeina kas savaitę sugalvoti po naują idėją ir panašiai, tai networkingas viena iš dalių, kurios reikės. Ir tame ir yra negražumų, bet tuo pačiu kaip ir logiška. Atvirai yra visaip, nes kai kurie, pavyzdžiui, aš dažniausiai neleidžiu rašyti manęs, jeigu aš bent neperžiūrėjau, ar man tinka. Ir yra, dabar turiu vieną doktorantę, kuri disertacijos metu nei vieno straipsnio neparašė su manim, bet jau turi kokius 6 straipsnius. Nes aš kada peržiūrėdavau, sakydavau, ne, čia aš nenoriu prie to būti ir aš neprisidėjau, tarkim, ten kai kuriais atvejais. Tai čia nuo pačio žmogaus priklauso. Yra žmonių, kurie tiesiog, gerai, dar vienas atvejis, irgi yra buvę, kad mano doktorantas, aš jį ne nuo pradžių turėjau, bet gavosi, kad jo vadovas mirė, tada aš perėjau ir jisai viską buvo padaręs pats. Tai jisai sakė, va, rašau straipsnį, prirašysiu. Sakiau, bet aš indėlio neturiu, tai tu rašyk pats. Jisai pateikė vienas, iki gavo rejectą. Sakė, žiūrėkit, gal aš jūs prirašysiu, nes gali būti, kad padės. Sakiau, ne, tu pats rašai, tai gal dar bandom. Antras iki gavo rejectą. Tada jau trečias iki sakė, gal vis dėlto galiu prirašyti. Sakiau, gerai, rašyk. Ir tada paėjau. Nes pavyzdžiui, žurnalai, kai kurie rašo, duoda tuos veiverius vadinamus, kad va, tu gavai nemokamai, dabar publikuok. Kam jie juos siunčia? Esat gavę? Jo, ir dažniausiai, kai būna, pavyzdžiui, aš iš pradžių gaudavau, mes suteikiam jums 20% nuolaidą, o kolega gauna 100%, nors mes kartu rašėm. Kodėl? Nes jo H indeksas didesnis. Jeigu jo indeksas didesnis, jisai labiau cituojamas, vadinasi ir žurnalą labiau cituos. Tai va, kaip sakiau, čia toks gaunasi labiau verslas, visa tai, bet apie tai norėtos kaip ir kuo mažiau šnekėti, nes jūs turėtumėt būti idealistai ir rašyti straipsnį dėl straipsnį. Jo, bet ten, kaip sakiau, šiek tiek yra verslo tame. Bet tai va dėl to, pavyzdžiui, bent jau man tas straipsnių rašymas toks irgi, kai rašai kartais, kaip sakiau, ten 1-2 jaučiuos, kad kažką įdomesnio rašėm ir norisi dalintis, o visa kita būna, reikia tenkinti struktūrą. Ir kai netgi koks studentas parašo ir jisai surašo lygiai ir gerai, bet nesivadovauja straipsnio struktūra, ir aš žinau, kad tikėtina, kad tai rejectins, nes tiesiog recenzentas pripratęs, kad turi būti tas, nes viskas vyksta konvejeriu. Tai tos struktūros laikymasis tiek padeda pačiam skaitytojui aiškiau skaityti, tiek recenzentui ir jums nereikia tiek daug sukt galvos, kada žino template'ą greičiau pasirašo. Jo, tada dėl ruošimosi, tai va irgi viena iš tų dalių. Atrodo keistai, bet kartais netgi pavadinimas padeda straipsnio sėkmei. Tiek cituojamumui, tiek priėmimui, nes jisai irgi savo prasme turi būti toks šiek tiek catchy, kad užkabliuotų pasižiūrėti. Dar kita dalis būna, įtariu, kad kažkur tai kitur diskutuosit, bet laikas nuo laiko būna, kokia eilės tvarka turi būti autoriai. Straipsnį. Tai va, jo, tai va čia, žinokit, irgi yra N sistemų ir kaip ir kiekvienas turi savo tą logiką. Bent jau mano, kada pradėjau irgi man būdavo, tai kaip rašyti. Ir aš sakiau, tada pati nešališkiausia yra surašysiu pagal abėcėlę. Nes jeigu tu ypač rašai ten, tarkim, 3 ir iš tikrųjų visi darė vienodai, tai kaip surašyti? Man atrodo, abėcėlė pats paprasčiausias. Tai man visai patinka, ką daro kai kurie žurnalai, kad ir, tarkim, tas pats MDPI, reikia po to contribution surašyti. Tai tada koks skirtumas, kaip surašysiu autorius, aš surašiau, kas ką darė ir maždaug, jeigu kils klausimų, žinau, į kurį autorių kreiptis. Bet iš praktinės pusės, kada jūs cituojat ir būna daug autorių, rašot pirmą autorių et al. Tai vadinasi, tas pirmas tarsi turėtų būti tas, kurio didžiausias contribution, kuris daugiausiai prisidėjo. Ir viena iš tų
vėlgi čia tokie paternai, bet jie gali priklausyti nuo srities, tarsi yra, kad taip, pagrindinis autorius turėtų būti pirmas, vadovą labai dažnai rašo kaip tik patį paskutinį, suvokiant, kad jisaigi buvo tik koordinatorius, jisai nerašė, jisai ten tik paskirst. Bet čia, kaip susitarsit jūs viduj, kaip pasidalinsit, lyg ir ta teorija turėtų sakyti, kad nuo daugiausiai kontributinose iki mažiausiai. Tai va, kai susigalvosit pavadinimą, susidėliosit autorius, nes kodėl juos reikia šiek tiek susidėlioti, kad jeigu rašėt grupiai ne su vadovu, kad būtų aišku atsakomybės, kad palauk, rašom 5, tai jūs visi, tarkim, ten 4 turit rašyti, o va jisai galutinį recenzuos ten ir taisys, kad atitiktų, kad būtų aišku, kad kodėl mes taip pasidalinom, kas kurio atsakomybės. Tada kita dalis patarimas pasidėlioti iš anksto struktūrą, nes ko kartais trūksta straipsniuose ir kaip aš pavyzdžiui, dažniausiai įtariu, kad ne patys straipsnį rašė, o arba sumetė iš kažko, ką turi, arba generavo, labai mintį šokinėja ir nėra to tokio nuoseklaus. Tai va tas pasidėliojimas planelio, kad čia rašysim apie tai, čia tą sustruktūrizuosim taip, jisai ir jums padeda aiškiau susidėlioti, kokių reikia dalių ir jeigu ypač keliese rašot, maždaug turėti vieną aiškų planą, o ne tai, kad turiu 3 versijas ir kaip dabar sulipdyti į vieną. Jo, tai va, kad nusiteikit, kad bus keletas tų taisymų, nes dažniausiai reikia paveiksliukus, lenteles patartina jau irgi pačioj pradžioj irgi pradėti dėlioti, nes tai irgi savitumo turi. Jeigu jūsų visas straipsnis tik tai tekstas, net vėlgi vienas žurnalo redaktorius, bet ten, kaip čia, pakankamai paprastas žurnalas buvo labiau jaunųjų mokslininkų, jisai recenzentus mokydavo taip. Jeigu straipsnį nėra nei formulės, nei grafiko, vadinasi iš karto rejectas, net neskaitot. Tai va čia irgi toks, kad jeigu jau darė tyrimą, tai tikėtina, kad reikia kažkokios lentelės su duomenim arba grafiko, arba jeigu parašėt formulę, tai vadinasi jau labai matematikai išmanot, ką ten darėt. Tai va tų niuansų, kaip pirmą žvilgsnį sudaryti, kad viskas gerai. Tada jo, nusiteikti, kaip sakiau, kad rašysit, perrašytinėsit ir taip toliau. Ir irgi gera dalis, kaip sakiau, dažniausiai va, turėti tą, kuris galų gale vėl peržiūri viską nuosekliai, nes kada pats rašai irgi užmiršti, kad čia tą rašiau, čia tą praleidau ir panašiai. Dėl pavadinimo, tai vėlgi nuo srities gali priklausyti ir taip toliau, tokios bendros gairės turėtų būti, nereikia pavadinimo per pusę puslapio. Kad jisai dažniausiai rekomendacija turėtų būti iki 15 žodžių, ten nuo jūsų srities priklausys. Pavadinime būtų gerai naudoti tuos srities keywordus, kaip sakiau, nes jūsų straipsnio ieškos, pagal ką ieškos, gerai, dabar yra ta semantinė analizė, gal labiau jinai veiktų, bet dažniausiai veikdavo tik tai pagal pavadinimą. Tai jeigu aš darau ten student education, o straipsnis apie e-learning, tai va tas terminas ir tas terminas niekaip neatsišaukia, tai dėl to irgi viena iš tų dalių, kad jūs, kai straipsnius peržiūrėt kitus, kuriuos analizavot, pasižiūrėti, kokius pavadinimus jie turėjo, kur va tie raktiniai žodžiai buvo, kad jūs prie tų pačių raktinių žodžių irgi priliptumėt. Tada irgi, kaip sakiau, kažkiek tai reikia galvoti, kad pritrauktų skaitytoją, skaityti, kodėl man ten įdomu. Jeigu rasit straipsnį apie, nežinau, student education peculiarities in Lithuania, kas skaitys? Nežinau. Bet jeigu ten bus koks nors, kad jo čia labai svarbu. Čia taip panašiai kaip spaudoj, šiek tiek kitokia specifika, bet panašiai. Tai va kaip tą attention pritraukti, tai va vienas iš tų, tarkim, irgi labai mažas ir nebūtinai veikia, bet vienas straipsnis skaičiau, kur jie analizavo ir paaiškėjo, kad jo, daugiau cituojami tie straipsniai, kuriuose yra dvitaškis. Kodėl? Nes jūs tarsi padalinate į 2 dalis ir tas dalinimas irgi gali būti įvairus. Pavyzdžiui, iš pradžių gali būti kažkoks bendras terminas, o po to jau specifika. Ten tarkim, ką sakiau, kad student education in Lithuania ir po to dvitaškis pridėsiu kokį nors, kur va labai dabar populiarus koks nors GenAI, bla 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 bla. Ir jau kažkam bus GenAI labai įdomu, o kažkam tas ir iš to susilipdys. Tada irgi koks nors kartais būna visai tokių vos ne socialinės medijos pavadinimas pradžioj, kad the best model for, nežinau, augmented reality ir po to dvitaškis ten experiments with small dataset. Tai va tas, jisai toks irgi biški triki, jį nereiktų perspausti, bet jisai padeda, kad jūsų straipsniai vėliau būtų labiau matomi arba ten susisietų su kažkokiais kitais straipsniais, jeigu vienoje vietoje, tarkim, bus keywordai, o kitoj vietoje bus jūsų specifika ar panašiai.
Tai apie tą, ką pasakau dėl pasirengimo, nes čia tarsi kol kas dar nerašom, tik tai galvojam, ką mes ten rašysim, kodėl rašysim ir panašiai. Tai prieš rašant apsigalvoti, kodėl aš rašau. Nes, kaip sakiau, va, tas man vis patinka ta skaidrė, tos tikrosios priežastys, kodėl rašat ir tos, kurios turėtų būti. Jos prieš rašant, kai aš iš jas užmetu akį, tada aprimstu, kad, reikia skaityti, rašyti, kad kiti suprastų, kad būtų aišku, kokiai aš ten auditorijai rašau ir panašiai, o ne dėl to, kad liepia parašyti arba kad tenkinčiau reikalavimus ar panašiai. Tada, kad atlikti savo namų darbus dėl tos idėjos, tai iš principo čia susiję su tuo research question ir answer, kad jūs aiškiai žinotumėt, kodėl tą darot. Tarkim, irgi vienas iš tų mūsų, ką mes darydavome, laikas nuo laiko ir jūs įtariu, kad gavot kažkada praeitų metų pabaigoje laišką. Arba apie plaukimą laivu, arba apie stipendiją, arba dar ten kažkoks trečias. Nebuvo, kad gavot? Nes ten buvo, kad Vilnius Tech laiks nuo laiko daro phishing atakas prieš dėstytojus, šiemet darė ir prieš studentus. Tai ten irgi šaipėme, studentai, kurie skolų turi ir taip toliau, gavo laišką, kad jums paskirta stipendija, užpildykit formą ir gausit, ir pradėjo pildyti, maždaug jo, aš stipendiją gavau ir panašiai. Tai va, kai jie daro tuos tyrimus, kaip ir visai įdomu, tų žmonių nemažai Vilnius Tech, gavom rezultatus, reikia rašyti straipsnį. Bet vienas iki parašiai, kitais metais gavai naujus rezultatus ir vėl rašyti tą patį straipsnį su kitais skaičiais. Kažkaip, Tai dažniausiai būdavo taip, kad jau mes tie, kas rašo straipsnį, būnam supažindinti, kad vykdėm phishing ataką, čia duomenis, parašykit straipsnį, po jos jau nebegali kažką tai keisti, bet vis tiek tada sumastai, kad gal įdėkim kažką, kad būtų įdomu. Ir kiekvienas iki turi tada prisėsti ir generuoti, kad ką galim kitokio padaryti. Tarkim, ten apgalvoju, kad o tai kaip greitai reaguoti IT pagalba gali. Tai vadinasi, įvertinkim laiką, kiek ten dažniausiai tipiškai užtrunka žmogus nuo to, kai gauna ir paspaudžia pažiūrėti, kiek užpildė ten. Ir tada jau straipsnis turi šiek tiek kitą specifiką, kad mes analizuosim ne kiek žmonės patiklus, bet kiek žmonės greitai reaguoja į phishingą, ar jie dvejoja, ar iš karto priėmė sprendimus. Tai va tas apgalvojimas, jisai praverčia tiek prieš patį tyrimą, tiek prieš rašymą, kur aš sudėsiu akcentus. Ar į tą dalį, ar į tą, nes man reikia žinoti, kokią, kaip sakiau, žinutę pačią transliuoju. Ir irgi šiek tiek apgalvoti patį procesą, kaip jūs ten rašysit, kad ką dėlios. Ir apie tą struktūrą, kaip sakiau, jinai tokia tipinė, beveik visiems ten gali būti skirtumų, tai kaip pereiti nuo to research question į answer. Ir irgi šiek tiek patikslinimui. Kas yra research question? Tai dažniausiai kai kuriuose straipsniuose būna pakankamai aiškiai įvardinta, kad įvade, introduction daly privalo būti bent vienas ar keli research question, kuriuos jūs atsakysit straipsnio viduje, tai ir atliksit tyrimus. Kai kur apie juos niekas nešneka, tai iš principo tas pats research question tada pavirsta į tuo, kad jūs turite turėti tikslą. Tai apie tą patį, kad kodėl jūs rašot, koks yra tyrimo tikslas, tai kartais jisai būna tiesiog atsakyti klausimus, o kartais jisai būna kažką tai ten, tarkim, pagerinti problemą, įspręsti ir panašiai. Ir irgi čia ne visai tos temos, bet vieną dalyką, ką pastebiu, studentai, tiek magistrantai ir dažnai doktorantai nemoka tikslo rašyti. Jeigu parašysiu tikslą, atlikti tyrimus su studentais, įvertinant jų ten kokią nors priklausomybę kažkas nuo kažko. Gerai ar negerai? Jo, nes čia yra svarbus tie veiksmažodžiai. Atlikti tyrimą. Kodėl aš jį darau? Jo, maždaug darau tam, ką daryti. Netinka. Tai bent jau mane mokino, nes ten buvo toks vienas profesorius prieš tai, jisai visą laiką kabinėdavosi prie defended statement, tikslo ir panašiai. Kad tikslas geras yra tada, jeigu jisai turi dvi pagrindinės savybės. Išmatuojamas, nes jeigu aš turiu tikslą pradžioj, pabaigoj turiu įrodyti, kad pasiekiau. Tai vadinasi, jūsų metodika jau į tai atsižvelgia, kokius metodus aš taikysiu ir kaip įrodysiu, kad tikrai pasiekiau. O kitas turi būti nukreiptas į pokytį. Tai yra, aš darau tam, kad kažkas pasikeistų. Pagreitėtų, paaiškėtų, sumažėtų ar taip toliau. Tai dėl to tas atlikti tyrimą dėl tyrimo ne. Aš jį, tarkim, atlikinėjau dėl to, kad pagerinti, ten, tarkim, sumažinčiau studentų iškrentamumą arba ten dar kažką tai padaryčiau. Tai va tas, jeigu parašiau sumažinti studentų iškrentamumą, vadinasi, jau automatiškai žinau, kad mano metodai ir turės būti nukreipti, kiek dabar yra, kiek bus po mano priemonių ar panašiai.
Tai va tarp tų dviejų research question ir answer dažniausiai ir yra va ta dalis, ką jums reikia įdėti. Tai dažniausiai research question yra introduction daly, answer dažniausiai bus discussion daly ir straipsniuose matysit kartais vadina conclusions, kartais vadina discussion, kartais vadina conclusions and discussion, kartais dar prideda future work, bet iš principo čia ta pati dalis, tiesiog šiek tiek kitaip gali būti pavadinta. Čia ko nesimato, nes čia labiau toks bendriau, bet tarp introduction ir methodology dar turės būti viena tarsi privaloma dalis related works. Kartais jinai įsipina į introduction. Netgi būna tie įvadai tokie platesni, kai jūs apžvelgiat visą, kas egzistuoja ir tada tik tai suformulavot, kokie ten jūsų tyrimo klausimai ar panašiai. Kartais po įvado jau turit atskirą sekciją, tai čia tarsi to dalis. Tada kas būtina, nes darėt tyrimą, kad įvertintumėt, nurodyti metodologiją ir tada pateikti pačius rezultatus. Tai dėl to va, tas frameworkas, karkasas ir vadinamas IMRAD, nes Introduction, Methodology, Research Analysis ir Discussion. Tarsi tos 4 būtinos dalis, kad būtų bent jau pilna struktūra su tais minimaliais reikalavimais, kas turėjo būti. Ir tarkim, su tais pačiais karkasais, ką matysit, nes irgi tų šaltinių yra įvairių, kurie apibendrina, tai realiai, tarkim, čia tas pats, kad turi introduction materials, results discussion. Man visai patinka ta schema, nes jinai irgi be to, kad atskleistų, ką dar viduj, kokios mažesnės, tarkim, dalys čia, su šia, ką vaizduoja plotis. Ne visai, nes introduction dažniausiai svarbiausias. Ploti jūsų temos. Turiu omeny, kad pavyzdžiui, introduction, kada rašysit, jūs nepradėsit nuo Ievos ir Adomo. Jūs jau rašysit konkrečiai apie savo tą dalį, kada aš atlikinėjau tyrimą apie phishing universitete, laiko analizę ir panašiai. Bet irgi, tarkim, bent jau aš dažnai būtų aišku, ką aš ten rašysiu, kokie tikslai ir taip vos neeinu to lygiai ir tada, kai jau parašau conclusions, tada grįžtu prie abstrakto, nes tik tai tada žinau, ką ten surašiau. Tai va čia jisai rodo, kad čia aš pakankamai siaurai rašau apie savo dalį. Introduction pradedu nuo plačiau. Tarkim, jeigu mano tema buvo apie kuro sąnaudas, ten tarkim kokias nors automobilio, kaip priklauso nuo mišinio ar panašiai, tai tikėtina, kad pradėsiu irgi ne nuo Ievos ir Adomo, bet šiek tiek toliau. Kad užkabinčiau, kad tema taptų aktuali, tikėtina, kad aš, tarkim, ten pradėčiau nuo kokio nors, kaip svarbu šiais laikais ekologija arba ten ekonomika, priklauso vėlgi, ką aš darysiu. Ar labiau akcentuosiu, kad man reikia green energy daryti, ar labiau, kad ekonomika, tai va, jeigu bus labiau, kad aš noriu sumažinti kuro sąnaudas dėl kaštų, tai akcentuosiu matyti, kaip svarbu ten kuo efektyviau resursus naudoti. Ir tada šiek tiek jau gaunasi, kad va tą platesnę temą siaurinu ir va čia jau gaunasi, kad jūs susisiaurinot iki jūsų. Tai irgi tas toks bent jau būna bakalauro magistrantam, reikia pakankamai aiškiai aiškinti literature review, kad nebus, kad jūs rasit va tokius tiksliai tokius straipsnius, ką jūs darot, nes jeigu radot tiksliai tokį, kokį jūsų, tai jūsų nebereikia, vis tiek kažkas turi skirtis. Tai pradedat irgi, kad galbūt kažkas tokius pat metodus taikė, bet kitoj srityje ar panašiai. Tai va tas nuo plačiau visą laiką susisiaurint iki pačios metodologijos, ką jūs darysit, rezultatus. Ir nuo discussion vėl šiek tiek prasideda platinimas, kad, nu gerai, mano tyrimo rezultatai tokie, bet tai, kad aš ištyriau Vilnius Tech viduj, tarkim, ten tą patį kokį nors studentų atsparumą phishingui, turi ir globalesnę prasme ir vėl, tarkim, kad va, tos tendencijos atskleidžia, kaip ten, tarkim, ar Lietuvoje, ar tokia amžiaus grupė ir panašiai, kad vėlgi nuo tų siauresnių rezultatų dažniausiai gaunasi, kad išplatėja. Tai va, pagal tą tiesiog jums suvokti, kur šiek tiek plačiau apriepti, kur jau susikoncentruoti į tą, ką aš darysiu. Nes dažniausiai su ta diskusija gaunasi, kad kartais bus va tos dvi dalis apjungtos į vieną, o kartais bus atskiros. Tai paskutiniu metu labiau nori atskirų, nes prie rezultatų nori, kad tiesiog būtų pateikti rezultatai be jokių didelių interpretacijų, ką tas reiškia. O prie discussion arba va tų vadinamo conclusions jau ir turi būti, o koks tas meaning of iš to, ką tu darai, ką tai man pasako, kaip aš tą galiu interpretuoti.
Ir kažkur tai aš turėsiu skaidriai apie tai, iš principo bus apie kodėl mes rašom ir ką turim parodyti, kad jūs turit ne tik surašyti, jūs turit parodyti savo kompetencijas. Kad tarkim literatūros analizėje aš sugebu sisteminti daug šaltinių ir juos apjungti va į tokią aiškę struktūrą. Jeigu padariau tyrimą ir rezultatus gavau, man nepakanka parašyti vidurkis yra ten 90%. Nu ir ką tai reiškia, čia gerai ir blogai. Tai irgi vienas iš tų, ką pasakojau praeitą sykį, ta tipinė tokia greita recenzento būna, kad jeigu parašiau 90%, jie sakys, o tai kokios paklaidos? Kaip įsitikinot, kad čia gerai? Tai vadinasi, jūs kartojat keletą kartų, nurodėt standartinį nuokrypį, jau jisai gali įsivaizduoti, kad tos ribos. Ir galbūt jūs, kai tyrėt, ten buvo kažkokie minusai, kažkokie pliusai, tai va discussions ir tikisi, kad jūs giliau paanalizuosit ir parodysit, kad aš žinau, ką tie duomenys reiškia ir kokie, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, implications ir panašiai. Tai va, su abstraktu, kaip sakiau, bent jau aš į pabaigoj rašau, bet kartais pradžioje irgi suveikia, kad jūs turit trumpai apibendrinti, bet vėlgi nereikia viso straipsnio, ten kiekvienos pastraipos po keletą žodžių. Pagrindinės dalis yra, kad turit nurodyti problemą, kad būtų aišku apie ką. Tai va tas selling point dažniausiai aš jį vadinu, kad būtų aišku, kodėl reikėjo. Kažkiek turi atsiskleisti jūsų metodologijos arba siūlomo sprendimo ir kažkiek turi būti tų pagrindinių rezultatų. Ir tos pagrindinės, tarkim, va tos dvi dalis dažniausiai irgi tarsi gaunasi per vieną, kad tie rezultatai jūs tarsi ir pagrindžiat, kodėl ten gerai. Bet čia vėl toks prasideda triki dalis, nes jeigu jūs visus savo rezultatus pagrindinius surašysit į abstraktą, niekas nebeskaitys pačio straipsnio. Tai toks rašai labai aptakiai, ta prasme, ne tai, kad aptakiai, bet tik tai esminius, kad suintriguotų ir nueitų pasižiūrėti, o kas ten viduj. Nes irgi dar kol kas nėra to tokio, bet veda kai kurie žurnalai statistiką. Kas pasižiūrėjo, kas pasidownloadino, tai tas gali turėti įtakos. Ir va, kodėl tą paveiksliuką įdėjau, kad jeigu turit tikslą, jeigu turit sistemą, iš jų dviejų kaip ir nieko gero, jeigu juos sudėsit į vieną vietą, tik tai tada gausit. Tai su abstraktu tarsi gaunasi tas pats. Jūs turit labai tą mažą dalį, vieną pastraipą, nes joje dažniausiai neleidžia specifinių simbolių. Gali būti tik tai viena, riboja simbolių skaičių ir panašiai. Jinai turi būti tas toks pagrindinis, kurį paskaitė, nes irgi žurnaluose, kada publikuositės, kai kurie atviros prieigos, kai kurie, kad negali parsisiųsti, reikia jiem ten susimokėti ir panašiai. Tai vadinasi, jūs per tą pastraipą turite tikinti kažką, kad jie mokėtų ir žiūrėtų. Ir žurnalai ir tikisi, kad jūsų čia bus labai svarbu ir labai gerai parašyta, netgi kai kurie prie abstrakto dabar reikalauja paveiksliukų. Kad dar paveiksliukas, kuris atspindėtų visą jūsų tyrimą. Tai dėl to tarsi ir yra, kad aiškiai problema, kad pasimatytų, kad turėjot sistemingų, tai va tas, kad jeigu bus aiškiai problema, parodys, kad jūs turit tikslą aišku. Jeigu metodiką aprašysit, kad va taikomi tokie, vėlgi ne per detaliai, bet maždaug tokie metodai arba tokia nauja idėja pristatyta, parodysit, kad turit pačią sistemą. Ir jeigu rezultatus pateiksit va tuos pagrindinius irgi ten pakankamai aiškiai bus, kad tai vadinasi yra rezultato, ne tai, kad darė ir nežino, kaip apibūdinti. Tai toks vizitinė tarsi jūsų kortelė viso straipsnio, ką turit. Tada ką rašyti dažniausiai įvade. Tai vėlgi čia išvardinti tie pagrindiniai, kada aš rašau, stengiuosi, kad kuo daugiau iš jų būtų išvardinta. Irgi kartais bus taip, kad jūsų į vieną sakinį susiplaks keletas iš jų. Ten irgi nuo srities priklauso. Bet tarkim, viena iš tų dalių yra ir importance, kad maždaug kodėl ta tema svarbi. Tai kaip sakiau, dažniausiai ir prasideda nuo to, kad svarbu gelbėt pasaulį, nes užterštumas didelis, arba ten universitetai nebeišmokina studentų, didelis iškrentamumas. Kad jūs tokia šiek tiek platesnę temą apibrėžėt, kad būtų aišku, kur jūsų tas, koks importance. Maždaug, kad ir ten esminė dalis tokia, kurios dar nei vienas tyrimų ten kažko tai nepadarė. Ir tada jau va ta kita dalis, kad jūs turit pasakyti tą jūsų novelty. Kaip sakiau, kartais novelty, kartais contribution, kur identifikavot research gap. Nes jeigu problema yra nesukurta sistema, tarkim, ten internetinė svetainė, kuria aiškiai pateiktų rezultatus, jinai nemokslinė. Turi būti ta research novelty, kad aš, tarkim, ten kitaip kažką tyriau ir panašiai. Tai va, tarkim, tas timely and novel dažniausiai eina kartu, nes, kaip sakiau, va čia ir bus, kad arba aš analizuoju labai aktualią temą, ir jisai dėl to yra dabar aktualus,
arba aš seną temą su savo kažkokiu naujoviškumu atšviežinu ir kitaip ją žiūriu. Ir tada va, tas irgi contribution dažniausiai gaunasi, kad, kaip sakiau, kartais bus tas pats, kartais šiek tiek kitas, kad kur jūs prisidėjot, kokią tą naują ką pasiūlėt, tai va su novelty čia dažniausiai siūlot, o su contribution kartais gali būti, kad tiesiog kitoj srityje ištyrėt. Ir taip pat pavaizduoti, kad jūs turite tą systematic approach, kad sistemiškai viską darot. Tai dažniausiai čia introduction daly gaunasi, kad jisai pabaigoje tiesiog apibendrina tokį, ką kituose sekcijose, skyriuose rasit. Dėl literature review, tai kaip sakiau, dažniausiai bus, kad jisai iš karto po įvado rašot related works ir kažkada anglakalbio klausiau, kaip rašyti, ar related work, ar related works. Kuri? Sakė, gali taip ir taip. Nes maždaug čia interpretacija buvo, kad related work, kad mes labiau žiūrim iš bendros tos pusės, kad nu va čia visas ką darė, bet jeigu žiūrim apie kiekvieną darbą, tai nes aš vieną sykį esu gavus pastabą, kad jūs parašėt related work, bet analizuojama keletas darbų, tai čia neteisingai. Tai tada klausiu, ar taip ar taip. Tai va, dažniausiai tai bus atskira dalis, kartais pagal žurnalo struktūrą matysit, tai tampa įvado dalis, kad aš pirmą išsianalizavau, kas yra ir tik tai tada jau pereinu prie to, ką iš tikrųjų man reikėtų daryti. Tai va čia dažniausiai irgi tie keywordai, nes aš kai kartais žiūriu į kolegų, tai kai kur matosi, kaip sakiau, va, tas labai aiškus paternas, ko reikia straipsnių ir pati jaučiu, kad naudoju, kad tarkim, jeigu aš tiesiog atliksiu literatūros analizę, maždaug iš kur aš žinau, kad čia teisingai padaryta. Jeigu naudosiu teisingus raktinius žodžius arba pridėsiu tam tikrų mažų elementų, kad įtikinčiau, kad čia buvo sisteminė literatūros analizė, jau į mane visiškai kitaip žiūrės. Ir tai aktualu tiek straipsniam, kur yra research paper, nes jūs turit parodyti, tiek straipsniam, kurie būtent yra related works, tada dar, ta prasme, jie patys yra tie apžvalginiai, tada dar svarbiau, kad jūs parodytumėt, kad tikrai aš neselektyviai atsirinkau, kurie man patiko, o viską išanalizavau ir viską aiškiai apibendrinu. Tai va, kaip tą padaryti? Tai vėlgi, čia tarkim iš tų, ką aš čia bandžiau rašyti, neatsimenu, bet iš principo vienas iš tų yra framework, kurį dažniausiai rekomenduoja naudoti, tai va tas Prisma. Ir jisai, vėlgi čia, jeigu žiūrėtumėm iš to, kaip lengvojų būdų čytinti, jūs tikėtina, kad tą patį ir taip darysit. Tuoj. Man atidarė čia. Tai va, tarkim, toj svetainiai galit rasti, man rods, flow diagram ir tada jie turi keletą versijų, čia ne pačias naujausias, bet tebūnie. Tai nežinau, ar būsit matę ar ne literatūros analizai. Vėl tam langė atidarys, tai tuoj. Esmė tokia, kad jūs tiesiog, jeigu rašysit, kad va, aš analizavau straipsnius, gavau tokius rezultatus, skamba vienai. Jeigu jūs literature review pridėsit, kad va, aš, tarkim, čia tokia labai supaprastinta schema, yra tyrimų, kur jūs galit modifikuoti ją ir kitaip pritaikyti. Ir jinai sakot, kad, tarkim, čia buvo tas identification, kad aš pirmą identifikavau, kokie straipsniai, kokie keywordai man aktualūs. Ir irgi ten būna metodikų, kaip parinkti, kas mano related, tarkim, ten būna snowball ir panašiai metodai, kurie iš principo sako, kad va, aš analizuoju straipsnį, jame pasižiūrėjau, ką jisai cituoja arba kas jį cituoja, pagal tai atsirinkau kitus, susisisteminau raktažodžius ir tada jau vykdau patį ten, tarkim, straipsnių ieškojimą. Tai va, pagal tokią schemą, ką jie siūlo, kad čia ir gaunasi, kad kiek aš peržiūrėjau iš pradžių, kiek aš tada su tuo screeningu atsirinkau, kurie man buvo tinkami, netinkami. Ir tai parodo patį sistemiškumą, kad, tarkim, pačioj pradžioj aš buvau radus 10 000 straipsnių. Ar visus žiūrėjau? Ne. Aš atsirinkau pagal raktinius žodžius, ten tokius, liko 1000. Padariau screeningą, nes screeningas tai yra, kai jūs žiūrit pavadinimą ir abstraktą. Liko 100. Iš tų 100 tada, tarkim, ten mes peržiūrėjom ir va, iš tikrųjų mūsų tema atitinka 50, tai juos tame darbe ir apžvelgiu. Ir taip, jeigu aš papasakoju, aš tarsi įtikinu, kad aš žinau, apie ką rašau ir tikrai 50 pačių geriausių, tinkamiausių atrinkau. Jeigu jūs rašot, aš radau internete 50 straipsnių ir juos čia apžvelgiu ir visą laiką kils klausimų, ar tikrai tuos 50, o gal reikėjo kitų, o kodėl tuos rinkais ir taip toliau. Tai va tas, jeigu įterpsit systematic ir jį parodysit, kodėl čia buvo sistematiškai daryta, o ne tiesiog pribėgau padariau,
jūs įtikinamesni būsit, didesnė tikimybė, kad acceptance praleis. Jo, iš principo irgi va to bibliometrik, tarkim, mes nedarom, nes related works, kada sisteminė tą literatūros analizę, kada darai, tu turi daugiau laisvės. Tai yra, tu tiesiog kaip nori, pagal kokius aspektus nori, tokius rašai. Kada būna bibliometrinė analizė, ten labai aiškiai būna, kad ką man reikia, tarkim, surašyti, vos nesuskaičiuoti straipsnius ir panašiai. Nu, toks mažas, bet iš principo labiau formato skirtumas, į ką aš dėmesį kreipiu. Ir, dar ne čia. Tai va su tais, kad, tarkim, bibliometrinė analizė, jinai jau turi savo metodiką. Tai irgi jūs tarsi labiau tada įtikinot, bet ją ir reikėtų aprašyti, kaip jūs ją vadovavotės ar vadovavotės. Jeigu tik tai pavadinsit, toks gaunasi. Ir kartais, pavyzdžiui, irgi ten, kur sakiau su title, tai dažnai ir būna irgi per dvitaškį. Literature review, dvitaškis ir tada, tarkim, ką ten dariau, arba tas pats bibliometrik analizės. Jo, tada kaip rinkti va tuos duomenis nuo jūsų priklausys. Pavyzdžiui, jeigu va turėjo tą iš 10 000 susisiaurinot į 50, kaip tą visą dorojot, valdėt ir po to kuriam ten straipsnė buvo apie tai, nežinau. Tai vėlgi, tų įrankių priklausomai yra nemažai, man rodos, netgi biblioteka jums šiandien antroje paskaitoje pasakos apie Mendeley, bet nesu tikra, nes tas vienas iš tų dažniausiai, kad jūs savo tokią duomenų bazę susibildinat, bet jų gali būti įvairių. Ir bent jau aš kada darydavau, tai aš darydavau savo Excelį ir jame žiūrėdavau. Šiais laikais įrankių rasit nemažai ir kaip ir nieko tokio, jeigu jais naudositės. Tik tai vėlgi prasideda, gerai, tuo išbėgsiu, tarkim, paskutiniu metu iš tų, ką aš naudoju, tai naudoju Elicit. Nes su Elicit, kas smagu, jūs parašot užklausą, jisai suranda straipsnius, tada jisai juos paanalizuoja. Anksčiau tas senesnis interfeisas būdavo, kad jisai surašydavo visas savybės, pagal ką gali jums parodyti ir jūs patys renkatės. Kad aš noriu, kad man rodytų duomenų bazę, noriu, kad metodus, noriu tą ir pagal tai lentelę darydavo. Dabar jisai pats lenteles daro ir netgi jeigu, tarkim, straipsniai ten buvo keliuose srityse, juos sudėlioja kitaip. Bet kai tą pasakoju, visą laiką sakau ypač magistrantam, nes jiem parodai tą įrankį ir jie į related works visą ir sudeda, ką Elicit sugeneravo. Tai, kad jį pasidarot, kad jisai jums šiek tiek susistemintų, sudėliotų galvoj, kokie tie panašumai tarp tų straipsnių, kaip galima trumpai apibendrinti ir tik tai po to jau patys iš to dėliojatės. Nes mano pagrindinė mintis būna, kai aš rašau related works, tai parašyti irgi užtrunka ne tiek ilgai. Svarbu suvokti, kur panašumai tarp jų, kur nepanašumai. Nes vienas iš blogų irgi kažkur skaidrėse matyt bus, neatsimenu, kurioje tiksliai vietoj, kai, kaip čia, blogas pavyzdys related works, kai aš skaitau ir yra po pastraipą apie kiekvieną straipsnį. Jeigu turiu 15 straipsnių, tai turiu 15 pastraipų ir tiesiog apie vieną, apie kitą, apie antrą, apie trečią, apie ketvirtą. Ir tai rodo, kad jūs susirinkot, padarėt summary, sudėjot. Mokat analizuoti? Ko tikisi iš related work analizės, kad jūs tą visą struktūrizuosit ir aiškiai pateiksit, kad bus perėjimai, kad, tarkim, tas ir tas darė tai, bet jie neatsižvelgia į tai. O va šie straipsniai tą pridėjo, bet juose kažko tai nebuvo to. O va tas vienintelis padarė taip, o jo, tarkim, ten pasekoj, va tas turiu omeny, kad turėtų matytis, kad jūs iš tikrųjų susipažinę su tais straipsniais ir žinot, kas bendra, tai dėl to va turit toks susidaryti paveikslas, kaip jie viduj susiję, kaip galiu daryti. Tai va mano tas Excelio darimas, kas panašu į Elicit ir būdavo, aš pasidarau Excelį su daug stulpelių, kur stulpeliuose susirašau pagrindinės esybės, bet reikia rašyti neilgą tekstą. Jeigu rašysit ilgą tekstą, po to patys jau nebesuskaitysit. Ten būdavo 1-2 žodžiai, geriausia skaičiai ir tada darydavau klasterizavimą kažkiek, maždaug pagal ką galiu sugrupuoti. O jeigu sugrupuosiu taip, ar čia man kažkokių išvalgų duoda ar neduoda ir panašiai. Tai va, tarkim, su tuo kažkiek tai tą galit padaryti. Research Rabbit irgi kartais naudoju, jisai parodo, kaip tie straipsniai su kitais susiję. Kas juos citavo, kokie panašus, bet aš galbūt juos praleidau. Tai va su tais įrankiais, nes šis šaltinis tiesiog sako, paieškai, tikėtina, kad naudosit, tarkim, tuos. Suvokti, kaip ten viduj, galbūt naudosit tuos. Rašymui gal tuos, citavimui tokius ir panašiai. Čia tikrai ne visi įrankiai gali daugiau naudoti. Kaip ir nieko blogo, bet tai neturi būti, kad jie už jūs parašė. Jie turi būti jūsų pagalbininkai, ką galėsit naudoti.
Jo, tai va tos pagrindinės savybės, tarkim, kai jūs daro tą screeningą, kad greitai peržiūrit, jums reikia susižiūrėti, kurie jums aktualūs, kurie ne. Tai tarkim, viena iš tų dalių, nes kartais irgi rich analizis daro labiau va tą, kaip autoriai netgi susiję, kurie vieni kitus cituoja ir panašiai, arba ten, kuris pradėjo pirmą temą. Tai autorių žinojimas pakankamai aktualu, nes ir citavimui pravers. Tarkim, tokie, kas yra tikslas, kokie pagrindinės va tos idėjos, kuriuos pristato, kam rašoma, arba ten kokie rezultatai ir panašiai, jūs išsiskirsit irgi pagal savo sritį. Tai va tas susisteminimas po to aiškiau padeda suvokti patiem ir sudėlioti, kaip turėtų būti daroma. Jo, tai su tuo čia. Dėl tada pačių žingsnių, tai va čia irgi tą patį, tiesiog tas paveiksliukas parodo, kada jūs darot screeningą, tada turėtumėt kažkiek tai susisisteminti savo. Tada va tas defining arguments, kad irgi neturėtumėt kaip ir tiesiog suvardinti, turi atsirasti, kaip sakiau, va tiek perėjimai, tiek argumentai, ką vienas darė, ką kitas, kodėl va čia buvo nepilnai, kodėl tas geriau ar panašiai. Tai va tas detalus argumentų išdėliojimas. Ir tik tai tada tarsi jau turi tą pirmą versiją, literature analysis, ką galėtumėt sudėlioti. Ir kaip sakiau, kaip įtikinti, kad jūs iš tikrųjų literatūros analizę padarė tvarkingai, jūs turėtumėte demonstruoti va tokius gebėjimus, kad sugebat sisteminti, apibendrinti, tą summary daryti, kaip išversti, nežinau, kad iš principo keletą darbų apjungti į vieną, suvokti, kokios tarp jų sąsajos ir maždaug juos susijęti. Sugebate kritikuoti, bet tas kritika ne tai, kad tas padarė blogai, man nepatinka, bet maždaug jame trūko to, arba netiksliai va ta dalis neįvertinta tas ir panašiai, ir atitinkamai lyginti juos tarpusai. Tai va dėl to literatūros analizai, kuo jūsų tekstas ir bus toks tiesesnis, pereinantis ir, kaip sakiau, sujungintis į vieną pastraipą, vieną straipsnį su kitu, kad tarkim, tas autorius darė taip, bet neatsižvelgia į tą, o to argumentą aprašė kiti, tai tada jau parodo, kad jūs iš tikrųjų suvokėt, apie ką rašėt, sugebat juos apjungti, neatsižvelgia vadinas kritikuoti, palyginti ir panašiai. Tada dėl rekomendacijų, čia vėlgi iš kažkokio šaltinio paėmiau, realiai apibendrinant, kad sieti vieną su kitu, nedaryti po pastraipą. Ta rekomendacija, kad būtinai pradėti nuo autoriaus nebūtinai, kartais galit gale, bet su tokiom pastraipom atsargiai, nes dažniausiai ir baigėsi tuo, kad jūsų related works yra 10 pastraipų, kiekvienos pastraipos pabaigoje po 5 šaltinius. Ir tada tarsi sunku suvokti, kas yra kas. Tai tarsi būtų geriau minėti, kaip sakiau, va, tas autorius taip darė, o tas kitaip ar panašiai. Tada naudoti tą jūsų balsą čia labiau iš tos pusės irgi negali būti man patinka, nepatinka, bet jūs tarsi neturėtumėt daryti, kad visiškai ataskaitos, kas ką padarė, turėtų būti jūsų rišamieji tekstai, kad tarkim kažko tai neatsižvelgia, kažko neįvertino ir panašiai. Tada kas čia dar? Jo, kad siejasi vienas su kita, jeigu kažkur tai pridėjot paveiksliukų, čia ne visai apie tai, arba lentelių, būtinai jos turit paaiškinti, o ne tai, kad pridėjau ir neaišku kodėl. Skaityti ir panašiai. Ir irgi kita dalis, kuri labai svarbu būna, kada irgi einama link to cituojamumo ir panašiai. Kada cituojat kažkokį šaltinį, pakankamai dažnai gausit atgal patikslinimą, kad literatūros sąrašą netaip sudarėt. Kodėl tai taip svarbu? Nes kada po to tikrina, ar jūs citavo, jie turi tągi nerankiniu būdu cituoja, tai dėl to ir nori, kad būtų aiškiai nurodyta ten, kur žurnalas, kur pavadinimas, kur tomai ir taip toliau. Tai irgi tas tarsi susižiūrėjimas visų detalių pakankamai svarbu. Tai va, po related works dažniausiai eina metodologija ir tas paveiksliukas man patiko iš tos pusės, kad kada daro tyrimą, didžioji jūsų dalis yra dirbot ir tik tai pabaigoje gavot rezultatą. Kada rašot straipsnį, dažniausiai būna va mano rezultatai, o apie tai, ką darėt, nieko nėra. Tai kaip ir nesažininga jūsų atžvilgiu, tai dėl to va ta tyrimo metodika ir yra tam, kad jūs turit atskleisti, va kas čia vyko. Nereikia kiekvieno, kaip sakau, pirst, kad aš čia tą įvedžiau, čia ištryniau, bet turi būti aiški metodika, kad būtų aišku, kaip jūs tą tyrimą darot, kad kažkas galėtų jį po to atkartoti
o ne tik tai paskaityti, ką jūs padarėt, po to pabando padaryti patys ir paaiškėja, kad palau, tai kokius čia duomenis naudojo, kokį čia metodą ir nieko nežinau. Arba jeigu padariau tą patį, gavau visiškai kardinaliai skirtingus rezultatus, nes ten kažko neįvertino ir panašiai. Jo, ir irgi su metodika, kas svarbu, nes čia taip labiau plačiaja prasme miniu metodiką, dažniausiai nuo žurnalo jums priklausys, ko jie nori ir nuo srities priklausys. Pavyzdžiui, technologiniuose moksluose, jeigu ten ypač su dirbtiniu intelektu, jūs privalote aprašyti datasetą, kokį naudojat. Koks pasiskirstimas buvo tarp jų ir panašiai. Dabar įdomu, paliko, ką tu ekrane žiūri. Gerai, nieko. Kituose, tarkim, socialiniuose moksluose, ypač jeigu ekspertus naudojat, tada labai svarbu būna, o kaip jūs pasirinkot ekspertus. Ir irgi kartais būna netgi tos metodikos dalis, aprašyti pačią metodiką, kaip įvertinote, ar ekspertas yra tinkamas, iš ko rinkotės. Tai dažniausiai irgi tie būna darbo patirtis, bet be darbo patirties kartais būna ir kad, tarkim, ten kokį nors jų testavimo darėt ir panašiai. Tai va ta visa dalis, kuo jūs aiškiau aprašysit metodiką, jinai atskleidžia, kad jūs išmanot, ne šiaip pasirinkau random 5 iš jūsų, kad įvertintumėt phishingą, bet, tarkim, dariau apklausą, vertinau, kas išmano, iš tų geriausių išsirinkau pačius geriausius ir jau jie man ekspertuoja. Arba, tarkim, jeigu naudojau dirbtinį intelekto ten kokį nors metodą ir naudoju datasetą, tai irgi aš tarsi turėčiau pateikti duomenų apie tai, kaip pačios reikšmės pasiskirščiusios, kodėl tas būtent datasetas buvo tinkamesnis ar netinkamas, ta prasme, tam arba metodai kokie ir panašiai. Tai va, ko dažniausiai tikisi, tai va tas, kas dalyviai, kaip sakiau, ten tarkim, arba ekspertai, arba kokius žmonės tyrėt, kokie duomenys, arba kokie atvejai, tada pats dizain maždaug kaip jūs sukonstravot. Tai tarkim irgi vienas iš tų, kad kur pasakau, parengs medžiagą, ištestuos su mokytojais, po pačio testavimo įvertins, ar dabar mokytojai, gerai, nepilnai apipasakau, ten sistema tokia. Atlikčiau, tarkim, dabar jūsų žinių vertinimą. Kiek jūs žinot apie phishingą? Tada išdėstyčiau paskaitą apie phishingą ir tada vėl įvertinčiau jūsų, kiek dabar žinot apie phishingą. Gera metodika. Išmatuojama, gerai. Pokytis yra, bus aišku, rezultatus jau beveik dabar galiu pasakyti, kad tikėtina, kad jau turiu nieko nešnekėti arba nesąmonę šnekėti, kad būtų blogiau. Automatiškai bus geriau. Bet labai nuo daug faktorių priklauso, o kodėl geriau. Ar todėl, kad aš ten kažkaip kitaip pasakojau, ar dėl to, kad medžiaga pasakiau, kad jeigu neišmoksit visiems ten skolos ir taip toliau. Tai lyg ir tokį aš gavau straipsnį, kad tiesiog ištestavau prieš, įvykdžiau mokymus, ištestavau po, manęs neįtikintumėt ir sakyčiau, metodika bloga. Kodėl? Reiktų target grupų kelių, tarkim šiuo atveju. Galbūt jeigu vienas dėstytojas dėstė, arba jeigu vienaip, o kitas kitaip, o jeigu vienų nemokiau savarankiškai, liepiau mokintis, aš kažką tai turiu tarsi lyginti, nes šiuo atveju tarsi gaunasi, kad aš jau žinau rezultatą, net neverta daryti, nes ten ar paaugs 5% ar 15%, nu ir paaugs, nes sunku išmatuoti. Tai va tas design, tarsi, kai jūs metodiką aprašot, jūs čia irgi atskleidžiat savo kompetencijas, kad jūs sugebat objektyviai sudaryti tyrimo metodiką ir po to įvertinti, ar ten buvo gerai ar negerai. Tada, tarkim, tas material and tools irgi pakankamai dažnai reikalauja, bet čia nenusileiskite iki tokio lygio, kad pradėsit vardinti, kad aš naudoju Excel duomenų skaičiavimui ir Word ataskaitos rengimui. Ne, čia dažniausiai irgi kas susijęs su jūsų tyrimu, kad tarkim, kaip jūs ten fiksavot mokytojų rezultatą. Ar jie darė testą, jeigu darė testą su kokiais klausimais. Gal jūs ten šnekėjotės, jeigu šnekėjotės, kokie buvo vertinimo kriterijai. Jeigu, tarkim, grįžtam, nes dabar įtariu, kad apie pusę iš jūsų vienaip ar kitaip dirbtinį intelektą naudosit. Tai jeigu naudojot, tai kokie tie jūsų toolsai buvo, ne tai, kad aš su Pythonu rašiau, bet tarkim, jeigu ten naudoju Bertą, tai kokį konkretų modelį, kokią versiją ar panašiai, kad tų detalių kažkiek tai norisi, kad, kaip sakiau, vėliau galėtų lyginti. Procedūros irgi dažniausiai, kad kokie jūs ką po ko darėt būtų aišku. Ir duomenų analizė, čia nereikia dar aiškinti, kokius jūs gavot rezultatus, kaip jūs analizuosit, bet labiau kokiais metodais, metrikom, ką matuosit. Kaip sakiau, tarkim, jeigu aš vertinu, tai ar vertinsiu dėstytojo va to balą, kiek gavo prieš tai ir po to, ar vertinsiu procentais pokytį, ar ten apklausos bus, ar žodžiu ir panašiai. Ir va tada ta sekcija su rezultatais, tai va čia, kaip sakiau, dažniausiai gaunasi jau
ten buvo metodika, o čia atskleidžiau, ką konkrečiai gavau. Tai kokie ten tie rezultatai. Pagerėjo, nepagerėjo, kaip vienoje grupėje, kaip kitoj. Ir, kaip sakiau, nuo žurnalų priklausys, kartais jie iš karto nori, kad jūs jau interpretuotumėt rezultatus, kartais tiesiog nori to vieno skyriaus, kad čia pateikėt tik rezultatus, be jokių interpretacijų. Ir interpretacija ateina čia jau į tą discussion dalį, kurio jūs ir žiūrit. O tai kaip vienas priklausė nuo kito, ką tai reiškia, ar galiu pasitikėti ir panašiai. Pavyzdžiui, irgi vienam iš mūsų kažkada tyrimą darėm, ten naudojom metodus klasifikavimo ir paaiškėjo, kad vienas iš geriausių rezultatų yra, kada naudojam KNN, bet kaimynų skaičius yra 1 ar 2, nebeatsimenu. Ir tas toks, viskas gerai, jeigu tu neanalizuoji. Skaičiai rodo ten tuose lentelėse, kad tai geriausias ir ten, tarkim, pateikia 99%. Bet praktikoje, tai toj discussion tarsi ir nori iš jūsų šiek tiek daugiau. O kokia yra ta konkreti reikšmė tą, ką gavot? Kad praktikoje, nelabai aš galiu naudoti tokį metodą, nes jisai tiesiog prilipo prie vieno konkretaus atveju maždaug su tais labai panašiais duomenim veiks, o su kitais ne. Arba tarkim irgi kitas atvejais, kur kartais pasimano doktorantai, turėjau duomenų rinkinį. Jisai pakankamai mažas, augmentavau. Augmentavau reiškia padidinau papildomai prie generuotama tų pavyzdžių. Tarkim, vienas iš tipinių, ką vienoje disertacijoje buvo, kad tarkim, supaprastinu, tarkim, turim 1000 paveiksliukų, aš tam 1000 paveiksliukų kiekvienam iš jų sugeneruoju dar po 10, kaip aš juos generuoju, randomų pridedu tokių blokų noiso. Kad jeigu buvo pilna nuotrauka, kažkur tai bus trikampis su noisu, kažkur kitoj vietoj keturkampis ir taip toliau. Kaip ir viskas gerai, nes kartais gali būti, kad ten yra kažkokių trikdžių ir taip toliau. Kaip turėčiau vėliau pačius eksperimentus daryti? Tai, tarkim, šiuo atveju studentas tiesiog paėmė iš tų 1000 plus 10 000, padalino į 80 ir 20 ir tada su vienais mokina, su kitais testuoja. Realiai tai net nebesigauna vaizdų atpažinimas, tai gaunasi ir aš sugebu tą modifikuotą versiją atrinkti, jeigu ten ypač kokį KNN ir tik tai 10 žiūri atimiausia. Tai ta visa irgi tyrimo metodiko jau jūs taip neturėjo daryti, turėjo, tarkim, pasilikti 1000 testavimui ir iš tų likusių 900 augmentuoti, tarkim. Tada aš žinau, kad tikrai testuoju su tais kitais. Bet čia vėlgi dėl dirbtinio intelekto specifika, tai toj discussion nieks nenori, kad jūs, taip, turi pasimatyti, kad jo tie rezultatai geri ar panašiai, bet jie turėtų būti objektyviai vertinami. Tarkim, kad tuo pačiu atveju, tarkim, jeigu turėjau, kad KNN su 2 kaimynais, tai aš galiu pripažinti, kad taip, čia yra geriausias modelis, bet jisai veiks tik tai tokiom sąlygom, kai iš tikrųjų aš turiu daug labai panašių, tų įrašų į galimus panašius, bet jeigu mano duomenų bazė maža, jau, tarkim, neveiks. Tai tie limitationų įskirimas irgi pakankamai aktualus. Tai tos pagrindinės dalis, ką discussion nori, tai nori to summary, kad būtų sąsajos, su koks buvo jūsų tikslas research question ir su tuo, ką gavot, maždaug atsispindėtų, kad jūs interpretuotumėt tos duomenis, tai su interpretavimu jūs tarsi įtikinat, kad žinot, ką darėt ir žinot, ką reiškia. Tada turėtų būti tas integration, kad kaip tai siejasi su esamais tyrimais. Tai čia vienas iš pačių paprasčiausių būdų, kaip įtikinti. Related works analizavot, jie gavo tokius duomenis, o jūs gavot kažkiek tai tikslesnius. Kai gavot kažkiek tai tikslesnius, irgi viena iš rekomendacijų, tarkim, vienas tyrimas gavo, kad 90%, o jūs gavo 92%. Čia geriau ar negeriau? Nes dažniausiai rašo, mūsų rezultatai aukštesni. Ir tada, jeigu recenzentas piktesnis sako, o čia nėra šiaip klaidos ribose, nes gal jūs tiesiog ten paleidot keletą kartų, išsirinkot geriausią ir iš tikrųjų jūsų rezultatai irgi bus ten, tarkim, nuo 89 iki 92 jų irgi. Tai kai rezultatus rašo, tai tas pridėjimas dar kokių nors, kaip sakiau, statistiškai reikšmingas pokytis ar reikšmingas, kurį galite vertinti pagal standartinius nuokrypius ir panašiai, leidžia labiau įtikinamai pagrįsti. Ir irgi, jeigu negausit, nes ten, man rods, vėliau bus skaidrėse, tas rezultatų nebuvimas yra rezultatas, pavyzdžiui, darė tyrimą, jūs sukūrė ten kažkokį daug sudėtingesnį modelį, gavot rezultatus, statistiškai nesiskiria nuo kažko kito. Maždaug blogai viską metu ir neberašau straipsnio. Nesinori.
Tai tikėtina, kad rašot straipsnį, toj discussion daly pateikėt rezultatus ir tada analizuojat, kad jo, jie nėra statistiškai reikšmingi, bet galbūt jie turi kažkokį kitą niuansą. Galbūt jie netiek daug duomenų reikalauja, o gauna tą patį. Galbūt modelis ten koks nors tas mažiau lightweighted, kur mažiau resursų naudos ar panašiai, kad paanalizuojat visus tiek pliusus, tiek minusus. Tai va tas irgi su savo vertės įrodymų, su tais implications tarsi gaunasi, kad kokius rezultatus jūs galit padaryti iš savo tų gautų rezultatų. Irgi, nes va čia tos dvi dalis, interpretation ir limitations, jos labiau yra skirtos įrodyti jūsų kompetencijas, kad jūs sugebat interpretuoti ir sugebat suvokti, kur yra ribojimai. O va tos trys dalis dažniausiai parodo to straipsnio vertę, maždaug kur aš ją galiu panaudoti. Tai va dažniausiai ta irgi kita dalis bus conclusions. Tai va su conclusions irgi ten aš turiu savo nuomonę, nes dažniausiai matau, kad nemoka studentai rašyti išvadų, bus apie tai, man rodos. Jo, tai va čia apie tą, kur sakiau, rezultatų nebuvimas irgi yra rezultatas, kad kartais, kai ištyrėt ir išsiaiškinot, kad va taip netinka, tai jau ištyrėt ir žinot, kad nu va kiti nebandykit. Bet pats straipsnis, jeigu tai parašysit, sakys, tai kodėl tu čia rašai, tai tada pasistengkit rasti tą kokią nors kitą pusę. Kaip sakiau, galbūt mažiau resursų, galbūt ten nereikia tiek daug ekspertų, arba skaičiavimai paprastesni, ar dar kažkas. Ir tada automatiškai pagal tuos rezultatus ir turėtų keistis jūsų tikslas. Tada jūsų tikslas, tarkim, nebus pasiekti didesnį tikslumą, o bus, tarkim, ten sumažinti resursų naudojimą ar kažką tai. Bet tuos ribojimus tarsi reikia pripažinti, nes tada jūs, kaip sakiau, savo kompetencijas įrodot. Jo, bet su ribojimais irgi atsargiai, kad nebūtų straipsnio ta pabaiga apie tai, kaip aš čia nieko gero nepadariau. Jūs lygiai ir pripažįstat, bet sakot, jo, turi limitationų, bet šiuo atveju, va, tarkim, tai situacijai yra visai tinkama ar panašiai. Ir irgi, kai jau jūs žinot patys ribojimus, tai galit netgi pridėti įrodymą, kad jūs iš tikrųjų atsižvelgiat į kažkuriuos ir kai kurių, tarkim, ten ribojimų išvengiat. Tas irgi kartais metodikoje bus, kartais discussion, ten nuo jūsų rašymo priklausys, kad maždaug parodyti, kad aš suvokiu, nuo ko gali priklausyti ir tai atsižvelgiu, visai geras dalykas. Tai va, su išvados nėra summary, kad atlikus tyrimą paaiškėjo, ten 80% Vilnius Tech studentų yra pažeidžiami phishing atakom. Ir kas iš to? Tai aš sakau taip, kad išvada turi turėti 3 dalis idealių atveju. Kartais užtenka 2 nuo situacijos, kad kas buvo padaryta ir kokie rezultatai. Tai va, ką pasakiau čia apie tą phishingą, tai čia yra tiesiog rezultatai. Pati išvada turi būti, kokį iš to aš galiu padaryti išvadą. Ir labai gerai būtų dar prie to pridėti, kuo remiantis aš taip teigiu. Tai va mano tipinis pavyzdys, kur kažkada neleido sakyti, bet vis tiek naudoju, kad bobutė pasiėmė laikraštį. Pasakiau faktą. Čia ne visai apie tyrimus, bet kokią padaryti išvadą? Jo, vadinasi, eis į tualetą, antroji dalis, dėl aš taip teigiu, nes skaityti jį nemoka. Tai va šiuo atveju toks labai aiškiai pasimato, kad man negalima tik tai pasakyti rezultatą, pasiėmė laikraštį. Ir turi būti iš to, ir kas iš to. Tai tarkim ten, jeigu testumėm tą patį phishing, ten vėl priklauso nuo to, ką jūs straipsnį rašėte ar panašiai, bet ir galėtų būti koks nors tęsinys, kad tarkim, kadangi 90%, tai galbūt ten universitetas yra labai pažeidžiamas, bet vėlgi į tą mano pagrindimą turėtų būti atsižvelgiama, ar iš tikrųjų studentai turi prieigą prie kažkokių tai kritinių sistemų. Galbūt kaip tik padarysiu išvadą, kad universitetas nėra pažeidžiamas, nors 90% studentų į phishingo atakas atsiliepia, nes taiko dar ten kokią nors sistemą, kuri neleis jiem to padaryti. Tai va tos išvados neturi būti summary. Reikia stengtis, kad jos būtų, tai reiškia, Ir dar toks irgi, kai aš dažniausiai, nes, kaip sakiau, paskutiniu metu taip vis tenka, kad kažkas parašo ir aš tada taisau arba ten rekomendacijas. Suvokiu, kad kartais netgi žodžiai turi savo, kaip čia, niuansų, kad kartais parašyta teisingai, bet pakeitite žodžius kitom vietom arba kitokius ten būdvardžius, veiksmažodžių, daiktavardžius panaudoju ir jau visai kitaip skamba. Tai irgi šiek tiek ateina, kada skaitot kitus ar panašiai, tai tarkim, tą sunku apibūdinti, bet esmė ta, kad stenkitės prie išvadų naudoti tokius, kad
Iš to galima daryti išvadą. Ir jau tas, kas skaito, jam automatiškai galvoj suveikia, kad ai, va čia jau išvada. Arba tai reiškia, kad irgi man tarsi jau suponuoja, kad va čia jau padarė iš to išvadą. Jie tokie labai maži, bet ir nebūtinai tik tai tuose vietose, beveik visur straipsnį būna tokių specifinių žodžių, kurie kartais padeda įveikti. Su straipsniais kartais rasi tokių ir netgi disertacijų irgi rasi tokių, tai acknowledgement dažniausiai būna, kam jūs dėkojat. Jeigu ten gavote LMT finansavimą, rašot, kaip va čia dėkoju. Jeigu kažkokiam projektui, disertacijose ypač užsieniečiai mėgsta šeimai ir giminaičiam dėkoti, nes jie prisidėjo. Ir tai kaip ir nieko tokio blogo, straipsnį gal nerašysit, bet disertacijai visai kaip ir logiškai atrodo, nes per tuos 4-5 metus jūsų ten jie nematė ir taikstė su daug ko ir panašiai. Tai va čia ta dalis, jeigu kartais reikia paminėti kažką, netgi tarkim, jeigu jūs tyrėt kokius nors, tarkim, tuos pačius mokinius, tai galbūt acknowledgement reikėtų prirašyti tas mokyklas, jų vadovybės, kurie sutiko tuos ten įsileisti ar kažką. Pabandyk jo. Nežinau, niekada nesu bandžius rašyti, bet įtariu, kad recenzentai pamatys. Jo, bet čia yra tai buvęgi, kad netgi disertacijose būdavo ten nesąmoningų tekstų viduj, tik patikslinti ar kažkas skaitė. Ir mano istorija yra buvo, bet ten buvo tik tai bakalauras. Jisai parašė visą bakalaurą, kaip ir viskas gerai, į priedus įdėjo kodą. Ir kai jau apsigynė, sakė, o jūs tikrai žiūrėjot mano darbą? Nusakiau, žiūrėjau, viską skaičiau. Ir priedus? Ne, sakiau, priedų nežiūrėjau. Sakė, tai pasižiūrėkit, nes ten anykščių šilelis. Tai... Bet yra netgi buvę kažkur, vieną atsiminiau iš tų, kur konferencijų kažkada pasakoja apie tų GenAI toolsų naudojimą. Dabar neatsimenu to termino, bet ten kažkas tai buvo iš biologijos ir panašiai, dėl to neatsimenu, kad atsirado mokslinių straipsnių, kuriuose būtent ten kažkokia 2-3 žodžių kombinacija naudojama kaip naujas, kuri kaip ir nelabai ką reiškia, bet atsirado. Ir po to kažkas padarė analizę ir paaiškėjo, kad tiesiog vienas iš straipsnių buvo iš 2 stulpelių ir tie toolsai vienam paskaitė galą, kitam pradžią, sulipdė ir kada jau generuoja. Tai va, atsirado tas terminas, kiti pradėjo tą terminą irgi naudoti ir taip iš tokių visokių nesąmonių gimsta, kad tas naudoja terminą, netgi jeigu aš pati rašau, tokį terminą dabar naudoja, kiti tai vadinasi ir man reikia. Tai proto ribų visur kaip ir neblogai įdėti. Tai va, su referencais, teoriškai čia turi būti tik tai tie, kuriuos citavot, o ne tai, kad surašiau viską. Ir irgi viena dalis būna, kad, vėl, to neturėčiau sakyti, nes viena dalis jūs renkatės tik tai tuos žurnalus, tik tuos straipsnius, kurie tinkami. Kartai šiek tiek suveikia, kai jau žinai, kokį žurnalą rašai, bent vieną ar kelis įdėti jų žurnalo straipsnius. Kodėl tai suveikia? Žurnalo editorius iš karto sako, o kitas jūs labiau įtikinot, kad tikrai yra ne out of scope. Va, yra panašių straipsnių jūsų žurnale, tai vadinasi ir mano tinka. Nes pati pradžia rašant straipsnius dažniausiai būna pakankamai sunki, jūs pateikėt ir gaunat atsakymą, out of scope. Maždaug net nežiūrėsim, ką parašai, mums tema nepatinka tavo. Ir tu suvoki, kad aš mačiau panašių, bet jūs tai prašot. Tai va, tas įdėjimas straipsnių kartais visai naudingas, kad ne, va, žiūrėkit, ten buvo panašių, aš čia ne iš lubų iššokau ir panašiai. Bet irgi reikėtų proto ribose, nes mūsų istorija yra buvę taip, kad vienas iki gavom recenziją ir vienas iš recenzentų sako, jūs va dar tokio autoriaus nepaminėjot straipsnių, va sąrašiukas iš 20. Ir visi to pačio autoriaus. Ir jau suvoki, kad ten tas recenzentas ir yra. Kaip elgtis? Mes mąstėm, ką daryti ir nutarėm, kad jeigu mes pranešime editoriui, tada tą recenziją eliminuos, mums iš naujo reikės, būtų gerai dabar, maždaug, tebūnie, bet vietoj tų 20 ar 2 ar 3 atsirinkom, kurie daugmaž panašus ir tada pacitavom jau tą autorių, nusiuntėm ir gaunam iš editoriaus. Atsiprašom, paaiškėjo, kad vienas iš recenzentų nesąžiningai elgės, mes visas jūsų recenzijas eliminuojam ir pradedam visą recenzavimo procesą iš naujo. Tai tada supratom, kad vis dėlto kartais gal geriau pranešti apie tokius, nes vis tiek gali po to susisukti.
Tai va su referencais kaip ir gerai įdėti panašių, bet persistengti nereiktų, nes irgi vieną recenziją, kur aš esu rašius, dariau rejectą dėl vienos tokios gal bjaurios priežasties. Visi straipsniai, kuriuos jisai minėjo, buvo jo straipsniai, nei vieno kito. Ir recenzija buvo ne dėl to, kad tai yra tik tai tavo, ta prasme, referencai, dėl to, kad tai tema, kurią analizuoji tik tu. Kam jinai darė įdomi, jeigu į tai gilinėsi tik tai tu. Kad turėtų būti kažkas, kas bent kažkiek kažką panašaus darė, tai ten tiesiog, ne tik dėl to, dar dėl kitų dalių, bet viena iš tų buvo, kad nėra relevance iš tos pusės, kad tema per siaurai ir niekas jos neanalizuoja be tavęs. Tai va dėl to plačiau. Ir jeigu reikės tie annex, tai su priedais irgi dabar žurnalai turi savo politikų, kartais reikia ir duomenis pateikti, ir kodą, ir viską. Ir kas man patiko, paskutiniais metais atsirado netgi tokie checklistai, kokius jūs AI toolsus naudojat. Maždaug, ką naudoji editinimui, ką naudoji ten generavimui, kas lyg ir leidžia suvokti, kad galit jūs naudoti proto ribose, už jūs neturi rašyti, bet pagalbininkais galim. Jo, tai iš to, ką čia pasakau, tai ta sisteminė literatūros analizė svarbu ne tik tai tam, kad jūs parašytumėte tą related works dalį arba visą straipsnį, bet jinai jums labiau sudėlioja akcentus, kur yra research gap, ką jie darė, kaip aš galėčiau, tarkim, nes jeigu yra tyrimų, kurie būtent taip tyrė, tarkim, visi tyrė, nežinau, biologijos neišmanau, bet ten koks nors protokolas yra, kad būtent taip tyria ląsteles ir tą matuoja, tai tikėtina, kad ir man reikia tas pačias metrikas naudoti, kad po to galėčiau palyginti, kad galėčiau sakyti, kad va čia įprasta praktika, dėl to taip aš dariau, bet to pačiu surasti tą savo, o ką aš kitaip dariau, kas ten mano kitaip kurtas novelty arba contribution. Tada kita, kaip sakiau, dalis, kad kai jau pasirinkot žurnalą, būtų gerai peržiūrėti tuos straipsnius, pasižiūrėti, o kokia ten daugmaž yra struktūra tų straipsnių, kaip jie rašo, ką jie rašo, ar maždaug mano tas straipsnis tiks. Ir didžiausia bėda būna, kad labai dažnai tie straipsniai labai skirtingi, kad ir tokie, nes tie multidisciplinariai jo labiau, tai tiesiog vis tiek atsirenka tuos straipsnius, kurie iš jūsų tematikos ir juos atspindit, automatiškai juos įtrauksit, tarkim, ten į kokius nors tuos referensus, kaip sakiau, susisies su tuo, kad mes čia jūs cituojam ir tikrai siejasi. Ir dėl to taikyti tas gerasis praktikas tiek iš to, ką pasižiūrėjo, tiek tam žurnale, tiek iš tų metodikų, nes, kaip sakiau, ta žodis, jeigu jūs tiesiog pasakysit, padariau literatūros analizę, reiškia vieną, jeigu sakysit, padariau literatūros analizę remiantis tokia metodika, jau skamba visai kitaip. Kad aš ir žinau metodiką, ir turiu kažkokį protokolą, ką dalinausi, ir ten galbūt pagal ją netgi kokį paveiksliuką ar lentelę galiu pateikti ir panašiai. Ta dalis labiau bus apie patį tekstą, kaip rašyti, tai vėlgi čia labai sudėtinga, nes gali tiek nuo srities keistis ir po to matysit netgi nuo sekcijų šiek tiek keičiasi kur kas, bet tam tikrą stilių moksliniai straipsniai kaip ir turi. Tai va viena dalis, kad ką sakiau, kad kai jau jūs planuojat straipsnį, gerai susidėliokit pačią struktūrą, nes kai kurie tik tai užmeta akį ir maždaug ar tas yra, visos dalis yra, tai gerai, jeigu nėra iš karto ten, tarkim, rejectas ir panašiai. Tada kita dalis, tarkim, su tuo, kad įrodymų jums reikės, kad jeigu jūs teigiat, tai teoriškai jūs prie kiekvieno savo teiginio turit vieną iš dviejų pasirinkimų. Arba pridėti referencą, kuris įrodytų, kad tikrai žemė apvali, o ne plokščia, arba turit remti savo tyrimo rezultatais. Atlikus tyrimą nustačiau taip, tai vadinasi, tą galiu teikti, nes tokie rezultatai. Arba jau ten tikrai turi būti tie holistiniai teiginiai, kad taip ir ne kitai, kas mums tarsi bendra. Bet irgi reikėtų atsargiai su tais, kai research question darot, kaip sakiau, kad kartais neturėtų būti, kad ir taip savaime aiškus atsakymai ir jūs dar tyrėt. Tada su critical, kad irgi turėtumėt vertinti objektyviai kritiškai, bet kažkur bus, čia tas objective, kad ir savo rezultatus priimti, kur teigiami, kur neigiami, o ne tik tai gerasis pusės matyti. Tas pradžiai sunku, po to kaip ir įprantat. Su precise, tai čia labiau turime omeny, kad nenaudoti labai skirtingos terminologijos, nes kartais būna arba neaiškios labai abstrakčios terminologijos, kad pavyzdžiui, ką čia dabar sumaščius,
nežinau, ten jeigu koks nors buvo, kad student evaluation ir aš nežinau, kas tas student, nes student gali būti ir mokinukas mokykloje, ir studentas universitete, ir pirmokas, ir ten 12-okas ir taip toliau. Kad dažniausiai jūs arba pradžioje apibrėšit, kažkur aprašysit, bet irgi neturėtų būti, kad vienoje vietoje student, kitoj pupil, kitoj children, trečioj dar kažkaip, nes tada ar čia apie tą patį, ar čia jau kiti. Lyg ir norisi tos išraiškingos kalbos, kad aš nesakau visą laiką tas, ta prasme, tą patį žodį, kad bandyti gražiai parašyti, bet tų raktinių žodžių nemiksuoti, nemaišyti, kad būtų aišku, ar čia vis dar tas pats ar ne. Su balance, tai jo, kad vengti biaso, labai, kaip čia, stiprių pareiškimų, kurie neįrodyti ir taip toliau. Ir realiai gaunasi, kad straipsniuose vis tiek jūs rašote tą formalią kalbą. Ne, aš padariau tyrimą, nustačiau, kad čia geriausia taip daryti, bet atlikus tyrimą nustatyta, kad remiantis tokia sausesnė, formalesnė, nedaug kišant jūsų asmeninės nuomonės, labiau remintis pačiais rezultatais. Tada dėl teksto čia irgi bus įvairiai, nes pavyzdžiui, aš save atsimenu doktorantūroje, tai iš pradžių būdavo parašai straipsnį ir vis gauni iš vadovo velnių, ko čia prirašai rašinėlių, reikia trumpai, koncentruotai esmę. Ir tada gaunasi, kad mokiniesi, jau suglaudė iki 5 puslapių, kad būtų gerai. Ir tada ta ateina fazė, kai vadovas sako, žinai, jau aš teks rašyti mažus straipsnius, jau reikia pradėti rašyti po 20 puslapių. Sakiau, taigi rašydavau. Sakė, ne, 20 puslapių esmės. Ką tuo turime omeny, kad nereikia pilstyti iš tuščio į kiaurą. Ta patį rašiau ten įvadę, tą patį metodologijų, tą patį duomenyse, dar išvadose ir taip toliau, ir su labai daug detalių pasikartojančių, bet kad daryti didelius tyrimus, susidedančius iš kelių dalių, nes bus tokių žurnalų, kurie turės puslapių skaičių, ten, tarkim, kai kurie sakys nedaugiau 5, kiti nuo 5 iki 10, kai kuriuose matysit, kad didžioji dalis straipsnių yra nuo 20 iki 50 puslapių. Tai čia dažniausiai būna tie related works, literature analysis ir panašiai. Tai va, į tą šiek tiek atsižvelgti, bet iš principo tarsi pati rekomendacija nepilstyti iš tuščio į kiaurą, rašyti, ką padarėt, ką gavot. Laikytis va tos struktūros ir turi būti perėjimai tarp teksto, kad jeigu jau čia rašysit apie kažką, tai vienoj pastraipoj, tai neturi kita būti šiaip iš dangaus. Su terminologija minėjau, kad turėtumėt būti aiškus, dėl citavimų dabar vienas iš tų būna netgi rodiklių, pasiemi toolsą, patikrinę, ar iš tikrųjų jūsų referencai visi yra tikri, nes dabar kartais su GenAI pasitaiko, kad jisai netgi referencus išgalvoja. Tai jeigu bent vieną referencą radai, kuris neegzistuoja, tu viskas nebetiki visą disertaciją arba visus straipsnius, nes jisai generavo kažką, net nepatikrint, nes ar yra. Tai va dėl to, jeigu ir naudojot kažką, turit susižiūrėti patys, ar tikrai ten teisingai ir panašiai. Ir va su tuo aiškumu, kad irgi šiek tiek, kaip sakiau, pamėgdžioti tą stilių, kalbos struktūrą iš jau esamų straipsnių, kurie buvo priimti ir panašiai. Kokiu laiku ir kokiu asmeniu rašyti, tai va čia sudėtinga dalis. Man patinka nerašyti aš mes, bet su disertacijom yra buvę, kad kartais gaudom iš recenzentų. Ką reiškia, nes irgi, kai rašo, tarkim, related works, ar ten yra aš mes? Ten dažniausiai yra tiesiog analizė ir jūs rašot, kad tame straipsnė ir vėlgi, ar rašyti buvo rašoma? Ne, rašoma, nes vis dar tas straipsnis yra. Ar buvo pasiekti ten tokie rezultatai? Nu, tebėra tie rezultatai pasiekti. Tai dažniausiai rašoma tuo esamuoju laiku ir kad maždaug tiesiog ta, nežinau kaip čia tvarkingai, kad nededu nei aš, nei mūsų. Kada jau rašot metodiką, tarsi jau nebesinori rašyti. Tyrimas atliekamas, galit taip daryti irgi su ta neasmeninta, bet jeigu kažkur tai buvo jūsų kokie nors sprendimai, kad pasirinkta naudoti va tokią metodiką gali būti, bet gali būti, kad jūs galėsite rašyti, kad mes taikom kažką tai. Nu, vis tiek rašysit anglų kalbą, ne lietuvių, netikiu, kad lietuvių kažkas rašysit, tai naudosit tą we. Tai ar rašyti we, ar rašyti I disertacijai. Tai va, aš dažniausiai būnu už tai, kad nerašyti nei to, tada nekyla klausimų. Ir jeigu jau rašyti, tai man atrodo, kad tada rašai we.
iš tos pusės, kad tai nebūtinai tik kad tu vis tiek su kažkuo bendradarbiauji, vadovas yra ir panašiai, bet ne vieną kartą jau disertacijose esam gavę, kad ką reiškia we are disertantas, ne vienas pats rašė disertaciją. Nu, šiaip ne vienas pats, su vadovu dar konsultavus ir taip toliau. Tai tada mes nekeisdavom į I, keisdavom, kad vis tiek naudojama tokia metodika. Tai šiek tiek supaprastindavo, nekildavo tų nereikiamų klausimų, bet vėlgi čia gali keistis nuo jūsų srities, kaip sakiau, tuos pasižiūrėti, kokie ten tie straipsniai ir panašiai, visai naudinga. Jo, tai va čia tas man patiko, nes šiek tiek buvo bandyta apibendrinti, kokiam skyriui kokį laiką geriausia naudoti. Tai tarkim ten, kas pavadinime, kas abstrakte, tinka introduction, tai irgi šiek tiek keistai atrodo, kad tarkim related works arba introduction, jūs rašysite esamų laikų, kad atlikti tyrimai ar panašiai, o su metodologija jau dažniausiai, tiksliau prie rezultatų bus, kad atlikus jau būtuoju laiku, kad atlikom, kad būtų aišku, kad jau tyrimas padarytas. Tai nėra, kad būtinai visam straipsnė bus to lygiai vienas laikas, nuo sekcijų gali skirtis, bet iš principo dažniausiai kaip ir rašoma tuo vienu, kad va dabar tokie rezultatai pasiekti, o ne tokiais metais buvo kažkas ir panašiai. Dėl tos dalies, tai vėlgi, kaip sakiau, tą terminologiją, kalbą, struktūrą šiek tiek perimti netgi nuo to žurnalo, net nebūtinai nuo pačios srities, ir tai atsispindės ir pačiam tekstui, ne tik struktūrai. Ir pabaiga labiau, čia egzamino nedarysiu, nebijokit, kadangi buvo va tie 3 pagrindiniai, ką turėtumėt išmokti, tik tai ties tuo vienu žiūrėsim, ar supratot pagrindinės esmes. Tai iš tų, jeigu geras straipsnis, ar jisai turėtų remtis kažkokiu labai siauru konkrečiu klausimu, ar apriepti didesnę kažkokią problemą ir keletą klausimų. Kas geriau straipsniui? Nes dažniausiai jūs, jeigu turėsit per daug klausimų, tada nieko neišspręsit, kad jūs susikoncentruojat į vieną klausimą, bet vėlgi su va tuo, kaip sakiau, research questions kartais gali būti, kad jūs būsit priversti jį dalinti į mažesnius. Jeigu mano yra labai konkreti, tai aš dar išskaidysiu į mažesnius, tarkim, nuo ko priklauso, kokie faktoriai lemiantis, kokia įtaka, kad į keletą klausimų vien dėl to, kad atrodytų apimtis didesnė. Tai va tas less is more kaip ir geriau. Tada geras straipsnis turėtų, kad jo visi tos lentelės figūros patys turėtų būti skaitomi be papildomo aprašymo, ar vis dėlto turi būti visur aprašyta su paaiškinimais, kad nėra, kad pačiam paveiksliukė viską turiu. Čia aš tą buvau bjaurietę, bandžiau dabar suklaidinti jūsų tą pusę, aprašyti būtina. Jeigu jūs turit figure, table ir nėra tekste paminėta, vadinasi, jisai nereikalingas braukiu lauk. Bet patys paveiksliukai ir lentelės turi būti self-explainable. Kad aš pasižiūrėjus turiu suprast, bet netgi jeigu suprantu, tekste turėjo būti kažkas parašyta, kad būtų aišku, kodėl jisai čia ir ką jisai reiškia. Nes jūs tarsi taip legitimiuojat, įrodot, kad tikrai čia reikalinga ta iliustracija ar lentelė buvo. Bus. Bet, ne, čia tie ne egzamino klausimai, čia šiaip. Aš jeigu atvirai, tai neatsimenu, ką į egzaminą rašiau, nes su egzaminu man nepatiko pats formatas, ką jums duos. Jūs turėsit klausimų, visi iš jų turės 4 teisingus atsakymus ir tik tai vienas teisingas. Ta prasme, 4 variantai pasirinkti, vienas tik teisingas. Mano egzaminuose būna kokie 8 variantai pasirinkti teksto ir jūs nežinot, kiek iš jų teisingų, kiek ne. Gali būti visi teisingi. Taip. Bet ir dar, kad būtų aiškiau, pavyzdžiui, jeigu buvo 8 pasirinkimai, 4 teisingi, 4 neteisingi. Studentai gudrus, jie sužymi visus ir tikisi, kad pusę gaus. Ne, jeigu sužymėjot 4 neteisingus, gaunat -1. Už kiekvieną minusas, už kiekvieną teisingą pliusą. Tai dėl to jūs, bet juos išgelbėja Moodle, nes Moodle į minusą nerašo pažymių, tai vis dėlto 0 tada gauna. Tai va neleido man taip daryti, tai bus visi, kur tik tai vienas teisingas. Visi turėtumės.
Pala. Dar viena dalis, kad kuo mano egzaminai išsiskirdavo, galit naudotis visko. Internetu, knygom, užrašais, ko norit. Jo, nes esmė tada ir gaudavosi, kad tu turi perskaityti, jeigu tu ieškosi, tu nebespėsi. Jeigu tu žinai, tai va tą reikia tiesiog gerai įsiskaityti, kur ten kas ir viskas gerai. Bet čia kiekvieno dėstytojo savi bajeriai. Bet dar šiek tiek nukrypstant, kada kitam universitete dirbau, ten daugiau bajerių būdavo, bet Vilnius Tech buvo tik tai vienas sykį man istorijai, kai ateina toks dėdukas ir sako, žiūrėk, mano anūkas pas tave studijuoja. Bet jisai švelniai mane bandė įtikinti tokiu argumentu, kad sakė, asistentai tai yra tie maždaug, kur patys nieko nežino ir labai griežti. Docentai tie, kur maždaug jau vertina tą, ką patys žino. O profesoriai va jau tie, kur draugiški, kur jau... Tai tu nebūk asistentė, tu būk profesorė. Nors aš tada dar buvau gal ir asistentė, nežinau. Tai čia... Jo, tie susikeitė dabar. Lektorius su asistentu. Tai grįžtant prie tų, kad geram straipsnį ar geriau rašyti tuo passive voice, ar active voice, ar miksuoti. Jo, iš principo, kaip ir dažniausiai, nu gerai, tai va, su tuo, čia triki, kai pati perskaičiau, dabar galvoju, kodėl aš čia tai parašiau, nes lyg ir geriau su tuo, tai čia ką turėjau omeny, va tą rašydama, su tuo, kad neturi būti visas straipsnis tik tai passive voice. Kažkur tai turi, jisai ne su pačiu tekstu tarsi, bet su tuo, kad atsispindėti, tarkim. Tai va, tas klausimus sutinku toks blurė. Tai va dar vienas dėl, jeigu... Jo, bet dar jeigu grįžtumėm prie tų, kaip aš vertinu, dar pas mane visą laiką būdavo po egzamino, gali studentas ateiti ir ginčytis. Jeigu nuginčyje, pridedu papildomų balų. Kad įtikino 2. Ta prasme, tie, kur ten tikrai įtikino... Ne, turėjome, kur įtikino, kad kažkas tikrai blogai, bet šiaip būdavo tokių smulkių, kur, pavyzdžiui, ten jisai visus pliusus, ta prasme, atvirkščiai suprato, buvo pažymėkite teisingus, neteisingus, o jisai pažymėjo teisingus. Nu, tai tada suvoki, kad, nu, neįsiskaitė, ten pakeitė. Tai keitinėjo, bet kad skaitytų. Kartais yra, bet tada galit perlaikyti. Tai va dar biški skundžiantis Vilnius Tech tvarka. Jeigu studentas neišlaikė, jisai gali ateiti perlaikymą. Bet jeigu jisai išlaikė, jisai čia turime į egzaminą, tarsi irgi teoriškai negalėtų ateiti, bet galima rašyti 2 balą. Bet jeigu tarpinių rezultatai, tarkim, gavo 5, išlaikė egzaminą ir jam išeina ten kokie nors, tarkim, 6, jisai nori pasitaisyti, nebegalima tarpinių taisyti. Jeigu tu skolininkas gali taisytis, jeigu jau išlaikiai, tada nebegali taisytis. Tai toks galima. Egzaminą, jeigu jau išlaikiai, nebe. Čia biški kita dalis, kai tu patį dalyką jau po to perlaikai, jo. Bet tarkim, kaip tik va buvo praeitą savaitę. Studentas iš vieno laboratorinio ten gavo mažiau, išlaikė egzaminą ir jam išėjo ne 10, o 9. Ir yra tokių studentų, kur nori 10. Ir tada egzamino nebeapsimokėjo perlaikyti, reikėjo vieną laboratorinį pataisyti. Jisai pataisė ir dėstytojas nebegali keisti sistemai. Ką daryti? Ištrinti egzaminą, tada nueiti į tarpinius, pakeisti balą ir tada grįžti į egzaminą ir rašyti. Kažkaip tam dėstytojai nedašuta, nežinau. Čia ne mano atvejis buvo, tai nežinau. Gerai, su tais. Straipsnį naudoti... tą patį terminą maždaug naudosit visą laiką, ar stengsitės gražiai rašyti. Gėlė, rožė, bla, bla, bla. Jo, kad terminologijos reikėtų laikytis. Taip, straipsniai turi būti nuovodas. Taip. Tai va čia realiai apie tą patį, kad jūs lyg ir turit bandyti išlaikyti, kad nebūtų visai nuobodu, bet iš tikrųjų geriau tolygiai negu kad labai gražiai. Tai va su tuo turėjau
tiek ir irgi tas, ką pasakoju, aš suvokiu, kad ateina, kaip čia, eigoj. Pirmo straipsnio dažniausiai neišeina ten parašyti, kad jisai būtų Nobelio premija ir taip toliau. Bet kada rašai, jau tada pagauni, kaip sakiau, tuos paternus, šiek tiek jie skiriasi nuo žurnalo arba ten nuo temos, bet jeigu tuos ir vienas iš tų būdų, kuris, kaip sakiau, padeda visai neblogai augintis, suvokti, kas yra straipsnis, recenzuoti. Tai va, tarkim, tas pats MDPI, jisai duoda netgi jums voucherį ir kada doktorantūros mokykla jums sakys, MDPI mes jums neapmokėsim, nebent 3-4 metais, bet 1-2 metais ne. Kokia išeitis? Jūs arba vadovas daug recenzuoja MDPI, pasidengia voucheriais ir tada jūs neprašot finansavimo ir gaunate ten. Bet už kiekvieną... Ten priklauso nuo žurnalo. Už vienus straipsnius gauni 50, už kitus 100. Dažniausiai 100, jeigu ten tie susituojamumų. Tai jo, kai reikia parašyti ten 20 recenzijų, yra ką veikti, bet jas nerašai per vieną dieną. Plus dar kita dalis su MDPI, jie turi tokią sekciją, kur jūs galit patys pasisiūlyti recenzentais. Nes nuo ko pradėti? Kas jums siūs recenziją rašyti? Čia vėl iš mano tų istorijų vienas buvo profesorius, jisai turėdavo doktorantų. Profesoriui atsiųstavo rašyti recenzijas ir jisai jas permestavo doktorantam. Doktorantai parašo, jisai savo vardu submitina. Ir tada atestacijose tie doktorantai, aš recenzavau 10 straipsnių. Ir komitetas, tu nesakyk, nes ne savo vardu. Tai viena dalis, kad jūs kartais va taip netiesiogiai, nes netgi mano vadovas kartais siūsdavo man, sakydavo, žiūrėk čia panašiai į tavo temą, tu pasiskaitinėk, pasižiūrėsi ir tuo pačiu parašyk recenziją, ką tu manai, o aš po to ten pataisysiu. Dažniausiai jisai ten mažai te palikdavo, ką aš parašydavau, bet vis tiek toks būdavo, kad aš priversta ir paskaityti, ir dar išsakyti nuomonę, kur aš manau, kad ten gerai, blogai. Ir kai jau pradedi rašyti recenzijas kitus kritikuodamas, pačiam gėda taip nebedaryti, nes kitus kritikuoja, tai ir pats gerai rašyk. Tai tas recenzijų rašymas vienas iš būdų mokintis, jo. Tai va su tai žurnalais, kai kur bus, kad jūs galit patys pasisiūlyti būti recenzentų, jeigu jums ir nesiunčia. Ir po to irgi prasidės, kai jau pradėsit recenzuoti, siuntinės ir siuntinės, nes jeigu dar greitai parašot ir panašiai, po to, kai straipsnių daugiau publikuosit, tai vis gausit vis spamo, kad o čia dar publikuokis, o dar tą straipsnį gal dar čia. Dar vieno nepaminėjau, kad dėl tą patį straipsnį parašėt, ar jį galima duoti kitą žurnalą. Jo, ir netgi yra rekomendacija vienu metu neduoti kelis, nes teoriškai jūs padaviau 5, tas, kuris pirmas acceptins, tada nuo kitų aš atšauksiu. Kaip ir negražu, nes kažkas jau recenzuoja, gal jau ten tiek te trūko, arba jūs dar palauksiu, kol dar nepublikavo, gal dar anas acceptins, nes tas geresnis. Tas labai neefektyvu, nes jūs kartais laukiat metus, 2, kol sužinosit, kad rejectino, bet netgi kita 1,5 metų kažkada laukiu. Jau buvau užmiršus apie tą straipsnį. Taip, ir va čia kita dalis, kad jūs nenusiteikit, kad parašiau straipsnį, publikavau, viskas tik tada, kai jau publikavo, pradedu kitą. Parašėt tą, iš karto rašot kitą, nes tas tai tupi, kol ten susirecenzuos. Ir kartais, va, tarkim, tas, kur sakiau, ten gauni po metų, tu net nebeatsimeni, apie ką ten rašai, ir reikia dar pagrįsti, kodėl taip ar anaip darei. Bet kur aš esu nepatinka man tas, tą patį straipsnį, jį perrašo, bet pats tyrimas tas pats. Ir ten tu po to matai kokias 3 versijas, su tokiais minimaliais pakeitimais, ten kažką šiek tiek kitaip. Kaip ir teoriškai gerai, bet toks biški, man bent jau prieš save tada gėda, kad nesugebėjai naują tyrimą padaryti, reikia vėl tą patį kitais žodžiais aprašinėti. Arba ten, tarkim, padaro didesnį tyrimą ir jį sudalina į 3 dalis. Tai tada kaip ir viskas aišku, kad va, aš tą čia aprašinėjau, tą čia, bet jeigu iš to paties rašau 3, tai kažkaip, bet čia slidu. Jo, tai va čia yra viena sąmokslo teorija tokia, kad kai kurie žurnalai specialiai laiko ilgai straipsnius, nes recenzentas, jisai pasižiūrėjo jūsų straipsnį,
prisirinko gerų idėjų, jisai tuo metu rašo pats, jūsų tebestovi, jisai tuoj parašys ir kadangi yra žinomas mokslininkas, tuoj publikuos ir jūsų jau taps vėlesnis. Tai dėl to yra atsiradę tokių sistemų kaip ArcX, kur jūs galit, aš submitinu, jisai jau yra matomas viešai ir aš tarsi užsibukinau, kad va čia yra mano straipsnis. Iš tikrųjų, aš jį parašiau tada, bet žurnale jisai pasirodys ten kažkada vėliau ir taip toliau. Tas šiek tiek gali pakenkti jums, jeigu pačio žurnalo yra, nes jūs kartais darot Open Access, tai su Open Access dažniausiai turit susimokėti, kad jie publikuotų, nes iš ko jie užsidirbs. O kiti žurnalai jums nereikia nieko mokėti. Ir dažniausiai tai yra tie gerieji žurnalai, ne viskas nemokamai, bet jūs praranda teisės į savo straipsnį. Jie jį pardavinėja ir visus pinigus gauna jie. Tai jeigu jie nori pardavinėti ir kažkur kabo jūsų straipsnis nemokamai, tai tada gali pakišti koją. Tai vienas iš dalykų, kada mes šnekam, tarkim, su labiau projektais, ne straipsniais, straipsniai kaip ir gerai, nes ten jau įrodyta ir taip toliau, bet jeigu tikrai nori naujovių, labiau reikia žiūrėti į patentus, patentų paraiškas, nes ten va dabar pateikė, o ne tai, kad va metus, 2 laukia, kol publikuos. Nes irgi vakar buvo Dirbtinio intelekto asociacijos apdovanojimai ir ten vienas studentas laimėjo kaip geriausias ten straipsnis ir panašiai ir jo sako, nu tai tu čia papasako, kaip tu čia ką darai. Ir jis sakė, prieš 2 metus tą tyrimą darėm, tai palaukit. Nes tiesiog 25 ten vasarį ar kažkada publikavom, dabar tik tai apdovanojo, tai va metus užtruko, kol ten jam suvažiavo viskas. Jau turėtų prasidėti ta kita paskaita. Įtariu, kad jums čia, o man 0,4. Tai